Sveikas, Martynai. Sveikas, Vytautai. Labai smagu, kad prisijungiai iš tą garažų. Gentys garažą? Pavadinimas vis dažnai formuojasi. Gerai, gims. Čia kaip ir šitie pokalbiai vis tiek tokį savo organiško aspektų ir tikiuosi žavi žmonės ir vis tiek, kaip sakyti, paieška. Ir vyksta pasaulyje, taip ir mano pavadinimas. Su laiku ras savo. Tai. Garažas labai man patinka. Jo. Čia gal vyriška. Netrūksta, nežinau, smirdančių tepalo kokio, guolio pabrėžio. Galėtų būti biški raktų kokių. Jo. Čia gal, sakai, su suodžiam biški per veidą pereit, pasilabinusi, tada jokio jaustus, ne? Jo, gerai. Tai gal tiesiog tiems, kurie ten nežinau, kaip visą laiką pradedam, tai kas tu, kaip tu ir kodėl tu, kaip tau gyvenimas davedė iki genčių? Tai aš Martynas, tiesiog bičas, kuris prisijungė prie genčių. Kas mane davedė, tai, tiesiog aš, išsiskyriau, tada toks krizės momentas, kuris yra, labai sveika. Tada, kai išsiskyriau kažkaip labai jau tada, jau jutau, kad biški, nenoriu taip gyventi, biški šūdas, reikia keisti. Ir jau negaliu tiesiog sėdėti prie kompo ir būti užsidaręs, ignoruoti viską ir taip toliau. Tai, kiek ten šnekėjau su draugais, bendrau kažko ieškojau, bet vis tik sugalvojau, taip sakant, reikia pas psichologą nueiti. Ir aš buvau labai, jau pasirengęs nueiti, buvau tiesiog piktas, jau ant savęs labiausiai piktas, tiesiog, kad, kodėl aš savęs neklausau, ten biškai be stuburo leidžiu save mindyti ir taip toliau, tai nuvariau pas tokią psichologę, kuri man labai buvo sėkmingai, gavau tokią rekomendaciją iš draugės, kad jinai faina, sakau, pabandysiu, gal bus. Ir suklikinom, atrodo, labai sėkmingai. Tai jau pradėjau šnekėti savo nesąmonę, savo filosofijas ir, kaip geras specialistas pamatė, kas yra porą sluoksnių už to. Taip. Ir dar buvau pasirengęs tuo, kad aš tiesiog galvoju, labai norėjau, kad veiktų man ta terapija, tai aš verčiausi per galvą būti atviras ir sakyti viską, ko dar niekada nesakiau niekam. Tai tas labai, labai buvo naudinga. Ir taip, pavaikščiau, kaip ir, apie tos santykius net nešnekėjom galų gale, nes yra toks susipažinimo, ten pirmo sesijų susipažinimas, tai tam susipažinime visokių daug kabliukų buvo ir ten iš tikrųjų per to kelius mėnesius pamiršau, ten visai buvo nebeaktualu. Geras. Jo, visai prie kitų problemų, tokių gilesnių esminių perėjau ir tada, tai taip kokį pusę metų realiai pavaikščiau. Tada taip jau kaip ir, ateinu, kaip ir nebėra apie ką per daug šnekėt. Tai taip jau galvoju, gal kokią grupinę terapiją ir panašiai. Ir taip, tada Facebook'e jau pradėjo man lyst, tos gentys galvoju, čia sėdi bičiai ir kalba ir aš kažko tokio kaip ir ieškau. Ir ten tos kažkokios geštalto ir terapijos sukūrė psichologai. Tai taip, why not? Visi buzzwordai, kurių ieškojai tiko, ne? Jo, tiesiog. Geras algoritmas, iš karto žinojau, kam čia reikia. Tai taip tą tiesiog, galvoju, prisijungsiu. Dar to pačiu, kai pradėjau, dar ėjau pas psichologiją, bet ten porą kartų nuėjęs, sakė, kad kartosis tau, kad jau kartojasi, ten apie ką kalbi gentyse, tas pats, tai kaip ir nebeverta, tai nustojau pas psichologiją vaikščioti ir jau pradėjau tada būti gentyse. Tai toks kelias iki genčių. Jo, koks buvo klausimas, palaikai? Kas aš toks ir kas mane privedė iki genčių? O šiaip ką gyvenime veikėjo nuo part tvarkymosi savim ir dalyvavimo gentyse? Tai dabar tai tiesiog, dirbu Thermo Fisherį, tai, kaip ir darau mokslą, tokį komercinį mokslą, tai yra daug optimizavimo, gal net tokios fundamentikos mažiau. Tikiuosi nenueis iki mano vadovo, iš tai, ką pasakau dabar, kad aš nukeičiu tą profesiją, kaip ir daug kas bandysiu programinti, kaip ir visai neblogai tas man, neblogai. Toks pagrindinis gal dalykas tame, kad dabar daugmaž dirbu valandas laiką, parduodu laiką, o su programinimu man labai tas traukia, tai kad tu kuo daugiau dirbi, tuo daugiau padarai, atrodytų. Ir gali, galbūt, jeigu galėtum su to freelancinti, tai iš viso labai nice. Įdedi daugiau pastangų, daugiau ir padarai. Nes dabar darbė dažnai, įdedi arba neįdedi ir mėnesio gale taip pat jautiesi dažnai. Yeah. Tą patį gauni, bet
Man tai angliškai tas retainer yra, bet tas man labai patinka, tas sąvoka, maždaug, aš susimoku babkės, kad tu būtum mano maždaug, įdarbintas, kai reikės tada. Ir čia tai samurai, žinau, tai lygiai tant feodalinį sistemą tą pat naudoja ir dabar ten advokatai būdana tą pat naudoja. Tai aš irgi buvo tikrai man praeitam darbė, bet tas jautėsi momentais, kad tiesiog aš ne už algą dirbu, ne projektus darau, bet tiesiog man yra duotas retaineris kas mėnesį, kad tik likčiau tenai. Ir tik neduoda nei jokio pilnavertiškumo, nei prasmės, tokio, nei įsiprasmio, negali tada, atrodo. Ja. Ir dar toks, gal, ten tokioj kompanijoje tai darbo visada yra daug, jo negali pabaigti. Ta prasme, pabaigsi vieną, dar 50 laukia, būtų fainai padarytum viską, ten ta kompanija užvalytų tą pasaulį visą turbūt, bet ką nori. Bando, aišku. Bet, darbo visą laiką yra, bet dabar jisai dar toks, jeigu nori kilti karjeros laiptais, tai iš tikrųjų eini lauk iš laboratorijos, nelabai dirbsi su rankom. Taip. Tai arba dirbsi su žmonėm, managinsi, kas, gal, aišku, gerą skillsetą gauni managinant, tai gali ir lyderystės, ir kantrybės ir taip toliau. Bet nežinau, ar tas mane traukia, arba dokumentai, kas yra labai daug biurokratijos, nes su farmacija, tai nežinau, vienam laboratorijos darbuotojai kokie 5 biurokratai priklauso, nes kiekvienas vaistas jis turi būti patikrintas, pertikrintas, žiūrėti kokybės kontrolio proceso metu, po proceso, tiesiog labai daug turi žiūrėti ir stebėti. Ir tą patvirtinti dokumentais štampuoti ir sekti ir aiškinti. Tai toks darbas į viršų eina, toks tolyn nuo mokslo netgi. Tai toks, nežinau, nelabai gal tenais, nelabai aš save ten matau. Tai va. O tas, kad programint kažką ten su Python, tai gal kažkas su bioinformatika, gal panašiai, biški vėjai šitas dalykas, bandymas, bet nemanau, kad turiu ką prarasti, nes ten pat grįžti galėsiu turbūt laisvai. Tikrai? Tai, pažiūrėsim, kaip gausis. Tokio dėja tikslaus, ko noriu, tiksliai nežinau. Ir bandymų kelių, manau, kad šitie dalykai geriausiai. Iš tikrųjų, man atrodo, nes čia vienas iš tų dalykų, kai benalybėtis skambėtų, aš nekad, kol nepradėjai ieškoti ir net nesugeberės, nes maždaug smegenys išfiltruoja dalykus kaip nereikalingus, o tiesiog ignoruoja tą informaciją, kuri prieš akis būtų. Nes tai yra, kaip pasakyti, žinai, bioinformatikos programavimas, tai kiek čia metų gal buvo? 4-5 metai, kur tas labai panašų dalyką padarė, yra tas kaip Worm.ai yra projektas, ir realiai tikslas irgi machine learningo būdu, bet ten kažkaip dar padėt. Ne, šitas yra tikrai machine learningo. Tarsi jie bando atkurti kirmino neurologinę sistemą sukurti, realiai, tarsi AI, bioinformatikos, žinai, dalykas. Ir kitas, atsimenu, kad buvo dar kitesnis dalykas, kai bandė irgi machine learningą, bet kartu su crowdsourcinimu padarė projektą, tikrai neatsimenu pavadinimą, bet ten realiai principas toks, kad jie turi milžinišką kiekį žmogaus smegenų CAT skenų, padarytų su rentgenais. Ir realiai machine learningas jis bando atpažinti, kur galimai būtų įvairios struktūros ir žmonės dar irgi padeda užteginti, kur tikrai, mato, patvirtina. Tai patvirtina būtent, tiesiog, tą data setą perduoda būtent žmonės validatinti. Ir žinau, kad su šitu yra atradę ten, jau pasakyti kiek, ar ten 10 skirtingų neuronų tipų naujų, kurie buvo dar netas ten. Bet tai irgi, tai būtent su bioinformatika, būtent kartu sudėjęs jau tiesiog ir crowdsourcinimo tokį labai fainą projektą. Tai man atrodo, man irgi, gal asmeninė nuomonė. Dabar su big data tokio gali daug, jeigu tik turi duomenų. Tikrai. Ir aišku, modelis irgi svarbu. Taip. Nes su kokia tiesinė regresija turbūt nepadarysi tokio, bet... Ne, čia biškai įdomiau reikia. Tai vadinasi, ir statistiką reikia labai gerai suprasti. Bet čia mano nuomonė, kad nauja iš tikrųjų, tokia, skaičiau, revoliucija gyvybės moksluose, biochemija, kurią tu pasibaigai gal ypatingai, būtent ateis iš tikrųjų su kompiuterija. Jo, nes gali labai, kaip čia, eksperimentus susiaurinti labai. Nes su kompu susimuliuoti milijoną kartų yra turbūt pigiau negu vieną kartą eksperimentą padarytis medžiagas, brangias, nežmoniškai. Net kai tik jau pradėjau labiai sėdėti ir pamačiau, kiek ten kainuoja, tai buvo labai keista. Tai galima kaip iš visai. Kaip galima taip atsainiai žiūrėti ir leisti pasent kažkam, kas ten 3000 kainuoja. Simu, praeitam darbė tiesiog numečiau fibronektiną buteliuką, sudužo, ups. Žinai, pasižiūrėjau, tai 3000 eurų, žinai, gerai, tai gerai, kad nieks neatkreips į tai dėmesio, bet vis tiek, kad tiesiog taip
Nu, Džiaugiam. Tikrai. Tai su kompa, jeigu gali sumažinti eksperimentų kiekį, tai jau labai gerai. O Tikrai, medicinoje, jeigu ten, kad ir iš CAT scan'o, galbūt kompas gali pamatyti geriau negu daktaras, jau kartais įdomu. Tai va čia būtent ir stengiasi tą meniškąją dalį toje vietoje iš diagnostiko atimti kiekvieną. Nes iš dalies vadinasi tai ir modeliai, kurias mes dabar medicinoje, biocheminiai, biologiniai, neurologiniai, naudojame, jie tada bus galima suvalidėti, nes jeigu aš galiu susimuliuoti dalykus, tai reiškia, kad atspindi realybę. O nes mes jau kažką tikrai suprantam, man atrodo. Ko dabar yra toks biški. There's some magic happening. Ne, biški patirties, biški, čia. Čia tik Petras žino, kaip tą daryti. Mes nežinom, bet Petras žino, jis jaučia, jo pirštukai, žinai, ten ar ruoslė gerai. Ne, būna. O aš buvau nusitraukęs raištį, atsimenu kelio, čia nais tą priekinį kryžminį, tai man irgi darė ten tą skenavą su magnetiniu rezonansu, tai irgi, bet ir žiūrėjo toks bičas, man tas chirurgas sako, kaip ten Razauskas kažkur, neatsimenu, bet yra Lietuvoje toks vienas, sako, šitas sako, nežinau, bet kai šitas žiūrės, tai žinok, 99%, kad tiesa bus. Jisai mato kelią. Taip ir buvo, nustatė puikiai. Taip ir taisyklingai. Aš manau, kai ultrasoundus gavęs, ir sąnarį, ir raumenims, tai irgi, aš žiūriu tas, kai nesik, žinai, leidžia, kad tu pažiūrės. No fucking, tiesiog triukšmas atrodo, kad neįstatinis. Matai, va čia pas tavai raištis yra, va čia matosi įplyšimas, taip. Turbūt man meluoja. Bet, I guess, buvo iš tikrųjų plyšimas ir nieko nedingsi. Jėtų, atsiprašau. Tai, tai va, šiaip smagu, kad nueisi į tą kompiuterinį dalyką, nes aš tai labai gerai pamenu, irgi čia gal, 5 metai, 6, gal 7, gal, kai atsimenu, irgi, parodžius jau bazinius dalykus ten su MATLAB'u, kaip galima duomenis pasinalizuoti. Mano pora draugų, kurie būtent biologijoje ir biochemijoje dirba, tai taip, what? Tu gali taip tiesiog pamanipuliuoti, nes dažnai vos neišsortinti data, tarsi matricos lygmenį ir parodyti, kaip atrodo vizualiai. Jo, užknisa. Bet pas mane tai kabina pastoja, kai darbė labai daug Excelio visi naudoja. Ir skaičiavimų naudoja Excelį. Tai tas jau jaučiu tą atotrukį, kad čia jau yra peasant stuff. Visiškai. Yra, kurie moka? Gali, bet ne. Jeigu turi daug duomenų, tai nieko nebegali tada. Ne, ir man tiesiog tada gaila taip laiko tų žmonių, kurie paspaudžia tą, nudregina visą eilutę tūkstančių, žinai, permeta, kažkur netaip pasišiftina viskas per vieną, nepastebėjo, 8 valandų darbo šiknon ir, kaip skauda. Jo, tai va. Tai tikiu, kad Lietuvoje ir perspektyvų yra tokiais, su informatikais. Biškai, kai Danijoje studijavau, porą metų, tai tenais ir ligonės labai daug kur naudoja. Ir univerose, ir šiaip sveikatos apsauga ir univerė, su kuo aš susidūriau. Tenais gal, naudoja turbūt dar daug ir kitur. Bet, šito yra daug daugiau negu Lietuvoje. Lietuvoje dar vis tik tos daug magijos. Jo. O tenais ten darbo jėga brangi. Ten, jeigu gali kažką suautomatizuoti, jie taip ir padarys. Nes ten žmogus samdyti jau yra, jau jo turi reikėti. Man dar tas pats dalykas, kai Lietuvoje nueini į kažkokią kliniką arba tą pačią ambulatoriją, whatever, kai žmonių kortelės yra popierinės. Tos gerai, aš vaikystės paėmiau, tos tokius balšai, jos buvo baltos, bet dabar jau pilkos, žinai, tiesiog. Ir tas suvenėras, aš taip, what the fuck, mes ir archyvą turi turėti fizinį. Man tai taip keista, jau irgi į Anglijos atvažiavus, kai viskas skaitmenizuota. Ne, tai toks, čia tas, nežinau, kiek pala metų buvo Anglijai? 12. Po 12 metų čia įdomu. Ar didesnis kultūrinis šokas buvo išvykus į Angliją ir grįžus į Lietuvą, nes čia tikrai turėjo būti jau pasikeitę. Čia geras klausimas. Šiaip prieš tą atsakant, kaip tau buvo vien po poros metų Danijai? Jau po poros jutau, kad kitaip. Nuėjau į Akropolį. Ar ten, ar Lietuvoje grįžus? Lietuvoje, kad kitaip. Nuėjau į Akropolį ir buvo muilo ir rankom nusišluostyti popieriaus Akropolį tiesiog. Dar, ta prasme, dar prieš man išvykstant, dar jie išvogdavo visą. Tai sakyčiau, kad... Tai toks, galiu rankas nusiplautis. Nežinau, aš šitas distinktyviai atsimenu. Gal dėl to, kad juokinga. Bet šiaip jo, biški jutosi, kad jau truputėlį laisviau, biški labiau į kairę. Tai buvo toksai. Pritariu. O kaip buvo kultūrinis šokas į Daniją po Lietuvos? Nežinau, kaip čia... Buvo tikrai. Sakyčiau, pirmį pusę metų medaus mėno, kaip atsikraustai, viskas nauja, kaip turistas, žodžiu, varai. Po to jau kai pradedi gyventi, jau biškai kitaip, jau pradedi kai kas užknysti. Jau ten jie turi per daug
nu, ten yra bendruomeniškumas, kas yra labai fain ir gražu, bet tuo pačiu toks socialinis spaudimas, jie ten pasakoja, kaip, va, nusipirkau butą, nu, bet jis nėra visai mano, jisai bendruomenės, tai aš turiu, va, man reikia balkoną įsirengti dabar, nes visi norim būti, nes dauguma nubalsavo, kad turim būti su balkonais. Ir, nu, bet kita vertus reguliuoja kainas, turi butą, kuris ne visai tavo, jeigu ten sodą turi, tai ten labai jie griežtai žiūri, kad jis būtų gražus, nes tave gali išspirti, nus tavo nusavybę ir panašiai. Nu, tokių visokių. Jo, nu, tarkim, kolektyviniai sodai pas mus, nu, turi sodą ir turi, tai ten, Taip. nu, galis jį apleisti ir jis tiesiog bus šlykštus, bet tenais, jeigu tavo, tarkim, kaimynai turi gražius sodukus ir jiem nepatinka, kad tavo yra apleistas ir tu nesitvarkai, tai jie gali dažnai tave išspirti. Iš savo turto. Jo. Bet čia, aišku, yra ten taip, ne viskas taip. Yra ir jie, nu, turi ir savo kaip ir privačius butus, bet yra daug tokių, tarkim, kas jaunesnis, daug pigiau yra nusipirkti butą, kuris yra, nu, komunos tos bendruomenės dalis. Aš už to nesu. Ir tada tu rašai sutartį, kad su bendruomenė, kad jis tau, tu jį išsinuomoji forever, bet jis ne visai tavo, tarsi, aš taip suprantu, tiksliai nežinau. Tai maždaug visi ten Tai perka su po 10% kolektyviniu. šėrą, tarkim 10 žmonių. Ir maždaug tai visi po 10% aunina butą, tai visų ir niekino. Taip, maždaug? Nu, toks, jo, jisai tavo, bet tu turi būti nice. Tai, O jeigu, nežinai, o Game su of kolektyviniais sodais, nu vieną Danį pasakoja, No. kad ten, sako, kad čia yra nesąmonė ir nelaisvė, kad, nu, privalai įtvarkyti ir palaikyti gražų, nes čia, sako, nesispirsi iš karto. Bet tai aš... Nes tu irgi taip, nu, ne, bet ne visur, kai kur tavo turtas ir tik tavo, nu, tiesiog nusipirkai rauninį, bet labai daug yra tų, kad jie yra bendra. Toks biški komunos, toks yra dalykas. Kaip įdomu. Aš žinau, čia mano viena draugė, Danė, mes ten buvom porą kartų apsistoję Kopenhagoje ir pasakojo, kad ten, aš jau pasakyti, kurį dešimtmetį, ar 90-aisiais, ar 2000-aisiais, buvo šiaip vienas rajonas Kopenhagos, kuris, nu, ten žodžiu, narkomanai buvo, žodžiu. Nu, Kristianija. Jo. Ir paskui ten maždaug tokia kaip ir nepriklausomybė savo pasiskelbė. Tu žinai apie šitą? Jo, žinau. Gal gali papasakoti geriau, reiškinys, matau. Geriau, nu, nežinau ar geriau. Na, žodžiu, hipiai, punkai, tiesiog buvo ten karinė bazė, kaip anksčiau. Kariuomenės, po to jinai ta kariuomenė išsikraustė, liko pastatai, kaip ir, nu, ir su jais nieko nespėjo tokio padaryti ir, žodžiu, tiesiog užskvotino. Tai tokia kaip ir sala, jis atskirtas yra. Taip. Ir tie, kur neatskirta, ten yra tvora aukšta, nes ten buvo karinės paskirties dalykas, tai tvora suspigliuota viela, tai irgi, nu, kaip ir privatu, taip, toks yra toks jausmas. Įėjus tenais 3 išėjimai, daugmaž tai ne taip, nu, tai atsiskyręs toks. Ir ten pradėjo skvotint, kiek pamenu, ir taip kažkaip skelbėsi kaip užupis Vilniui, savo nepriklausomybę tokį. Bet ten labiau negu užupis. Daug labiau, aiškiai, daug labiau. Ir ten dabar toksai gavosi, nu, galų gale, ten tokia kaip ir hipių irštva, kur yra, nugalioja visur, kaip ir mieste, tie patys įstatymai, bet jie ten už komunalinius jie moka kaip vienas unitas, ne? Ir ten gali žolės nusipirkti geros, viskas ten ir pabūt. Tai ir ten kaip ir įstatymo tokio nėra, toksai, bet ne dėl to, kad jisai, nu, turi kažkokį apibrėžtą kitokį statusą, jis tiesiog toleruojam, tiesiog užmerkiam akis. Kaip iškai pilka zona. Jo, bet yra būtent, čia toks kaip ir lengvas, nu, narkotikų legalizavimas, dekriminalizavimas, viskas vienoje vietoje gali sužiūrėti. Jeigu nori kažkur nuvaryti, kažką, žodžiu, atsipalaiduoti, tai, nu, tu greičiausiai varysi ten. Arba nori, bro. Ten, kur jau gangsta shit. Bet ten kartais pašauda ar tenais. Profilaktiškai. Jo. Bet šiaip tai tenais yra vienoje vietoje, kur gali sukontroliuoti. Jeigu ten biškiai ten tiesiog statosi kaip turgų stendus, tai kartais tai jeigu jau per daug, tai tada atvaro policija, tada jau juos išvaiko, žodžiu, išdaužo tus stendus, tada biškiai ramiau, tada taip jau subtiliau tenais visą savo veiklą daro, tada jau kai vėl per daug įsijaučia, vėl biškiai paramina, tai tokia simbiozė su miestu, su policija tokia yra, kad yra ta vieta, mes tau leidžiam, bet čia vienoje vietoje paturėt, jeigu per daug išsišakosi, biškiai nuraminsim, bet, nu, svarbu, bet bent nedaryk kažko labai rimto, tai tada gali būti, žinai, tai toks vat. Tai toks nice. Šiaip ten taip, visai gražu ir faina, ten ir saugiai šiaip, ten nėra ten ko bijoti nuvaryti.
nes man reikia kažkaip, ne čigono taboro lygmuo. Ne, normaliai, tu tokia true hippie. Jo. Nu, gerai, komuna, atrodo. Nes man tas labiausiai sužavėjo tas dalykas, kad čia Kopenhagoj, sostinė, kur nekilnojamo turto plotas yra labai vertingas. Ir tiesiog jie nutarė, atiduodam šitą. Aš norėčiau būti, žinai, tam miesto tarybos posėdė, kai, žinai, ne visiems patinka. Ne, tai taip, bet kai priėmė tą sprendimą, kad nesiryškiai suprato, kad kainuos brangiau išstumti, išvalyti, whatever, negu palikti jos. Ryškiai šitą skaičiavimą tiesiog fiskalinį elementarų padarė. Labai būtų įdomu tokį, bet išgirsti kaip tokia skaičiavimą. Jo, įdomu. Bet šiaip toks ir kultūrinė vieta nėra, ten toks labai didelis plotas. Ir kažkiek, toks miestas įdomesnis ir gal ir turistam atei ten, taip keista tenai, bet taip įdomu. Aš ten dabar nenaužiau, kiek esu Kopenhagoje darbas, reikės tikrai būtinai ten praseiti, suprasti, what the fuck. Ir kaip taip galime. Jo, nes tikrai užupį dar reikia labai pasistengti, kad tokį lygmenį pasiekti. Nu jo. Ne, čia jau su Širinskienė Lietuvoje. Išdaištais ir išdaužys viską patyti. Bet gal verta vieną biškį paerzinti? Ne, bandyt verta. Čia gal, žinai, tavo gentainė dabar misija, žinai, pradėkime nuo jūsų genties, tarsi tokią iniciatyvą, kad padarytų užupį, žinai, kaip tikrą mini respubliką. Užupį, toks, kas turi būti. Taip, dabar mes sutvorom viską. Nes čia tas čia kiek metų, gal 2 metai, gal Amerikai Seatle tas gyvuo. Irgi pasiėmė, tada kai vyko protestai, jie pasiėmė Seatlo miesto vieną kvartalą ir realiai irgi atitvėrė už barikadaro, paskelbė mini respubliką. Ir ten maždaug irgi ten, aišku, buvo ekstrem kairieji toje vietoje, iš ideologinį pažiūrėjau irgi, kai komuna, tarkim, sakytų, labiau susijęs su tą ideologiją. Ir ten maždaug, tai čia mes, meilė, rūpėsis, susakyti. Ir ten, man atrodo, net nepraėjo 24 valandos iš žmogžudystės prasidėjo. Nu jo, ten gal biškai sunkiau. Bet jie irgi naudoja, ten kaip ten kažkur yra Los Andželė ar kažkus yra grinai bomžų kvartalas. Skidrau. Jo, Skidrau, jo. Milžiniškas senais, taip. Ten ir lempas jie tamsesnė suka, kad iš tamsos sunkiau būtų nejaukiau išeiti į apšviestą rajoną ar panašiai. Ten labai ten gudriai, bet tiesiog sustumė visus bomžus į vieną ir pamanipuliavo jais taip, kad jie tenais ir sėdėtų. Tai, nes lengviau negu jos. Jo. Lengviau suvaldyti. Atrodo taip irgi paradoksiška, nes jis iš filmų visą kitą Hollywoodas, Los Andželė, tarsi tas visus turtingieji, ta aukštoji klasė ir tuo pačiu ganai miestas yra, kur... Čia iš tikrųjų, irgi mūsų Vilniaus taborui irgi reikia pasistengti, tik Skidrau lygmenį paukti. Kas nors liko iš tų taborų, iš tenais tik tais autobusų stotelė. Aš girdėjau, kad ten dar vyksta veiksmas, bet aš nesu buvęs. Kad ten, dar vis tiek kažkas gali tenais, nueiti už Maksimos kažkur ten susiras, ką nori. Manyčiau, gal aš irgi seniai Farų žiūrėjau, reikėtų pasižiūrėti, manyčiau, šio sezono epizodo, manyčiau, sužinotume, ar vis dar vyksta. Jo, reikės su gentainiais nueiti, mes tokius challenges bandom sugalvoti, kad iš savo komforto zonas išeitum. Nueiti taborą ir būti nepadurtam? Jo. Neblogas. Ne, tikrai išeini iš komforto zonas, nuėjęs tenai. Tikrai, čia jau iššūkis, turi perlipti save, perlipti savo baimės. Biškai gal kovot gal išmoktum arba ne. Okay. O tai šiaip, žinai, kai dabar sakai su gentainiais stengiasi perlipti komforto zonas, tai ką pačiam įdeko tokio, žinai, perlipti, kur iš tikrųjų buvo, nemaniau, kad išeis. Sunkiausias gal net tiesiog pokalbyje, po kalbėjimo komforto zonas, atsidarimo. Jis mane daug tokio, sakyčiau, kai atėjau, tai buvo labai daug tokio skydinio humoro, kaip čia gynybinio humoro. Ganėtinai nemažai. Skydinis humoras, alakis. Pamiršau žodį gynybinis. Kažkas net geresnis, sakyčiau. Tai toks ir tiesiog atsivert biškį ir perlipti tą pasitikėti labiau, negu iš tikrųjų pasitikiu tiesiog. Nes, atrodo, jeigu kuo daugiau pasakysi, tai tuo tau bus lengviau pasakyti dar daugiau. Taip. Jeigu viskas bus gerai po to, kai tu pasakysi. Taip. Tai tokia, per tą bandžiau eiti ir kitus pastumti. Dar vienas toks iššūkis, tai feedbackas. Tiesiog. Kai vienas kitą kažkaip labai draugiškai per savo emocijas, labai pozityviai, bet kritikuoja ir tiesiog blokas jau prasideda dar iki sąmonės tarsi. Nes reikia kažką sugalvoti ir tada jau nebesugalvoji.
kaip čia sukritikuoti. Tai vat toksai, nu čia reikia pasidėti, pagalvoti, nu kas man, kokią nors blogą emociją praeiti reikia atkasti ir tada papasakoti, nu, kas būtų susijęs, aš manau. Tai toks jau, nu, tikrai irgi toks sunkus, bet iššūkis galbūt tiesiog, kad leisti savo kažkaip tą padaryti. Nebijoti, tai va. Kokių dar iškių iššūkių? Nu, sakyčiau, jo šitie du, gal tokie, kad, nu, tiesiog su atsiverimu dirbti, nes aš taip sakyčiau, nu, prieš metus, tai, nu, kitas žmogus, sakyčiau, buvo, kas liesų šitą klausimą, tiesiog labai introvertiškas, tiesiog savo reikia pasilikti viską. Tai va, tai šitą gan nemažai įveikiau. Super, va. Ir į podcastą tikrai neišdrįščiau ateis. Ne, čia rimtyšiai, bet o kada būtent tai tau buvo tas iššūkis? Aš jau apart aš nekad, kai buvau introvertas prieš tai visą kitą, bet... Nu, tokios, sakyčiau, gal, nu, kiek pas psichologija išsiaiškinu, gal yra tokios gėdos, kurios neturėtų ten būti. Kad baimė, kad nuteis, kad, nu, šaipysis blogai, pasižiūrės, kad tiesiog, nu, turi slėpti, nes tai, kas pas tave viduje, tai yra blogai ir to turi nežinot kiti. Nes tas, nu, tave tada sugniuždys, kai jeigu savo silpnybę parodysi. Tai va tą, nu, save įveikti ir atsidaryti, tai, nu, šis tas. Pritariu, oi, čia visiškai, nu, man lygiai tą patį reikėjo praeiti gyvenime ir tikrai, aš atsimenu, kai pirmą kartą išgirdau tą idėją, maždaug, kad būtent atsiverimas, savo apnuoginimas, savo sapnumo gėdų, nepasitikėjimo, žinai, vietų, tu būtent, tu, kuris nori slėpti. Tai yra stiprybės dalykas, ir aš taip, the fuck are you talking about? Aš visiškai gynybai įsijungia, bet paskui irgi dirbant būtent šitą dalyką supratau, kad ne, čia visiškai tiesa yra. Nes pirmas dalykas, ne vien jau sau gebėti įvardinti, kur pas tavai, žinai, ta vieta, kurios tu vengi, jau yra gerai. Bet jeigu sugebi kitiems tą parodyti, nes pirma intencija, tai, žinai, yra ta, kad tai dabar, nu, parodai savo silpsam namėdam, mane gali per čia pulti. Bet taip ir išėna, kad kai tu parodai, jie nebenori pulti. Čia gali, kai Eminemas išeit Mailo. Tausia, kai jam pačią galą, nematė 8 mylios? Mačiau, bet nebeatsimenu gerai. Tai ten, pačiam to finaliniai kovoj, jis ten kitą repuoja, jis viską pasako prieš save, apie save. Aš absoliučiai ganys ten ir ten motina, ten whatever, jis ten, žinai, nu, viską apie save pasako, būtent apsinoginant tiek, kad aš čiuvelis nebeturi ką sakyti. Ir viskas. O ten darbas jo yra, aš ten būtent pulti. Ir tame grožis ten ir slypi, dėl to tai man atrodo ta scena tokia galinga, kad ir parodė, kad būtent tas tikras apsinoginimas ir parodymas, kad taip, nu va, aš tiek turiu šūdo ir ką tu? Ir bet iš tikrųjų nėra ko. Va tas išlyvi tame. Nes man tai teorija, kad bent kur pas mane šitas buvo atsiradęs, tai nuo paauglystės, nuo mokykloje. Nes kiekvieną kartą mokykloje, nes paaugliai vaikai ypatingai berniukai. Ir mergaitės, skaičiu, lygiai tą patį, kurios yra labai evil, mano galva. Be jokių vardymų. Bent tame amžiuje. Kur tiesiog, kiekvieną bet kokią silpnumą pamatai. Arba matom tavęs. Ir tai puola. Taip žiūrėjau. Mensko, man atrodo, pas mane iš ten buvo atėjęs. Nu, ja, manau, kad gal iš daug kur. Ir pas mane tai, ja, manau, kad iš vaikystės, iš šeimos, ten biškai yra tokių. Tai iš paauglystės, manau, irgi nepadėjo. Bet paauglystės, sakyčiau, gal ir neblogai. Buvau metalistas užkietėjęs, tai ten tokia tai bendruomenė, kur dar visai šiaip palyginus gali pašnekėti iš tikrųjų apie tai, kas tave užpisa ir kur tau skauda, dar gali. Tiesa. Ja, tai tas gal nieko, labiau iš vaikystės, sakyčiau, pas mane. Bet labai, galų gale, fainai atsidaryti. Nebereikia tada nešti nieko. Tikrai. Tai va ir tokia tame, tas dėl to ir sveika, ir gerai, ir dar netgi pastebėjau, kad netgi tuo, kai, nu, ne tik, kad, tarkim, yra diskusija, ne, šiaip tarp žmonių, kurie, viena tokia, sakyčiau, filosofinė lygmenį, teorinė. Taip. Kažkokie, su santykiais kažkam kažkas ir tu tiesiog dalini ten informaciją, patarimus. Bet jeigu kažkokį savo šūdą papasakoja, kas būtų su to susijęs, tai tada žmogus daug geriau supranta, tada parodė, kad tu tą patį jutai ir, nu, ir toje teorijoje atsiranda dar ta emocinė našta, nes, nu, mes visi turbūt daugmaž žinom, ką reiktų daryti, kaip daryti ir kada daryti, bet tiesiog ir galima kitiem paaiškinti, bet nei patys laikomės, nei galim kitiem to paliepti. Tai va toks, kad tavo emociniai turi žinių bagažą ir gali sureleitinti, tada jau gali kažką netgi ir kitam žmogui padėti, taip kad jau net ir suveiks. Pritariu. Kas yra
nauja magija, man sakyčiau. Jo, čia tikrai, nes man atrodo ten irgi laikau, tarkim, filosofiniam lygmenį apie šitą galvoju, tai man atrodo ten galėt, ne tik tai mes lypi, kad būtent tu gali, tą aš neparodėjau, per empatiją būtent gali, žinai, surezonuoti su kitu žmogum, bet gal tu būtent iš tikrųjų sugebėsi artikuliuoti tai, kad tas žmogus jaučia, supranta, bet nesugeba pasakyti. Jo, geriau supranti ir save, ir padedi kitam geriau suprasti. Ir galų galint nieko, jokios net teorijos nepasakai ir būna aiškiau. Taip. Tai toks, vat. Ir toks bendras nušvietimas, jo, žinai, tas, jo, tikrai. Man čia dabar praeitą savaitgalį, tengi buvom gimtadienį ten draugų. Ir taip ir buvo, mes irgi ten šnekėjomės apie santykius ir aš ten pasakau tą teoriją, kad, žinai, santykius yra ne 2 žmonės, o 3. Ne 2 objektai, 3 objektai. Nes tai yra 3 objektai, tai yra mano poreikiai, partnerio poreikiai ir mūsų kartu poreikiai. Ir jie skiriasi. Nes mano gyvenimo poreikiai, tarkim, mano hobiai, mano kas pilnavertiškumai yra vienokie ir jie nebūtinai yra tokie patys, ko aš noriu iš santykių. Žinai, būtent ir tą. Ir aš kalbu, tai būtent reikia per šitus dalykus. Ir svarbiausia, santykiuose būtent gerai žinoti, kokie yra individualūs poreikiai, bet ir paskui pastoviai deleguoti, komunikuoti, diskutuoti dėl to bendro poreikio, kur to trečio. Ir ten irgi ten vyrai sėdi, aš taip visą gyvenimą tą galvoju, tik pagaliau pasakė kažkas, sakau, eisiu viską žmonai aiškinama. Tai man tokia buvo, gerai, ryškiai pataikiaus teorija. Jo, bet tas tikrai veikia. Nes pas man irgi, šitas yra, šitą, man atrodo, idėja paimta iš Petersono, prieš daug metų gal, bet paskui aš ant dabartinių savo santykių su žmona būtent daug skaičių yra būtent pastatyti per šitą idėją. Tai reiškia, kad mes būtent, kiekvieną kartą mes dirbam ant to trečio dalyko. Tai jeigu iškyra konfliktas, iškyra problema, iškyra ir kažkoks nesusikalbėjimas, mes aiškiname, tai kas tenais, kur mes ir žinai, kažko nesusikalbėjome. Nesimė, kad būtent ne vienas kitą polį, o būtent tą trečią dalyką kartu sprendė. Ir nes kai mes dirbom vardan kažko, tai daug konstruktyviau ir produktyviau, negu kai tu toks, aš toks, ten kažką, to nužmės prieš kitą. Jo, čia toks savotiškai, aš sakyčiau, atsakomybės prisėmimas gaunasi. Jo, bet abiejų pusių. Jo, ir su vadom tikslu, kad kažką išspręsti kartu. Tokia sinergija tada iš karto irgi prasideda, man atrodo. Man teorija tokia. Taip. Ne, tai jeigu praktiškai gyvendinai, tai nebe teorija. Ne tik teorija. Tai su vieną sample, tarp mano dabartinių santykių. Tai geriau negu nulis, aišku, ne visiškai, žinai, jau ne hipotezė, bet taip, dar reikėtų pastebėti. O dabar dar iškai noriu prie tų challenge grįžti, žinai, jo, make sense, aš nekalbėjau, aš nesmeniai. O šiaip buvo kažkokių fizinių challenge, kur, žinai, reikėjo ten eiti, kažką daryti, kur irgi teko perlibiškisą. Ja, su gentim tai mes dar to nesam darę. Dar ne. Okay. Bet reikėtų, bet mano gentį bus sunku išjudinti. Nes tavo gentisgi nestandartinė. Nestandartinė, anglakalbių. Bet ne dėl to, kad jie anglakalbiai gal būtų tokių fizinių, tiesiog tokie tingesni gal mes. Okay. O jūs vis tiek fiziškai renkatės kas savaitę, ne? Ne, fiziškai susitinkam. Ne per Zoomą? Ne, niekada taip nedarėm. Tai manau, kad kažkaip lievai atrodo. Kiek girdėjau veikia, bet jie Vilniečiai yra. Vilniečiai, užsieniečiai, kurie atvyko į Vilnių ir gyvena Vilniui. Tai kaip tai viskas okei su to. Tai koks buvo klausimas? Fizinių iššūkių, ne? Tai dar nesam. Gal būtų fainai nueiti tokį žygį, kuris būtų sunkus ar panašiai, pažiūrėškai save perlipti, bet taip tai mes kol kas tik tai kalbam. Dabar dar mes stengiamės iš tikrųjų tą išlaikytos klijus, nes mes tai nuo balandžio mėnesio mes pradėjom, fasilitatorius jau vasaros pradžio dingo, tai mes tokie esam šviežiai savarankiški ir dabar dar per vasarą vienas bičas atsijungia, kitas bičas išvyko į užsienį, tai tokie esam dabar 4, mūsų gan nedaug, bet toks koras likęs ir galbūt kviesim daugiau. Tai bandom tiesiog išlaikyti ir padaryti taip, kad veiktų pakankamai tą struktūrą, turėti atsakomybės, turėti iššūkius, kad būtų pakankamai nepatogu, bet tiek nepatogu, kad veiktų. Ne tai, kad nepatogu, bet kad nesusirgtum tik tai šiaip pašnekėti ir pavalgyti ar kažkas tokio, nes tada net neverta. O tai jau jautėsi, kad tą kryptį eina, tai tiesiog čia bedari nori išvengti to. Jau jutosi, kad mes nebekeliam savišūkių. Nedarom feedbackų, tai aš atsimenu, kai vieną turėjom tokią sesiją, kuri buvo tiesiog tokia
žiauriai, ten tiesiog tėčio bairiai vaikšto ratu ir tiek, ten tiesiog sėdi, tiesiog susitikom, galim sakyti. Supratau. Pasėdėti reikia išsėdėti. Tai tada jau darėm feedbacką sessioną kitą ir dabar stengiamės palaikyti kažkokį tai vis tiek yra tai gentainio įrankiai, tai biškai pasižiūri, kad kažkokį iššūkį, kažkokią temą, galbūt kurią, galbūt nei vienas nenorim šnekėti, bet pašnekam vis tiek. Ir kuo dažnai, kuo labiau nenori apie kažką šnekėti, tas po susitikimo, tas susitikimas to turtingesnis atrodo, kai išeini. Pritariu. Tai bandome kol kas, dabar su tokiu iššūkiu kol kas esame. Okay. Sakyčiau, išbūti iki rudens, manau, ir tada galbūt dar daugiau iššūkių tiesiog. Aš žinau, kad rugsėjo, bijau pano 10 ar 12 dieną, pajūryje yra 100 km žygis. Kaip iššūkis? Neblogai. Mano buvęs kolega. Aš tai pasirašyčiau, bet paskatinti kitus. Man atrodo irgi. Tas 50 berats yra truputį mažesnė, bet yra tas jau rimtasis 100, jeigu nori. Tai per parą turbūt, net ilgiau jaučiu, net negu paraštas, jeigu eiti peškom. Turbūt. Nors dabar, tasgi Lietuvos rekordininkas, ultramaratonininkas, Soro Rokinas, berods pavadėjo, tai 100 km nubėgo per 6 valandas ir 2 minutės. Tai čia irgi challenge. Aš nebėgčiau gal štai. Jo, šiaip ateičiai iššūkis, aš manau, kol kas taip. Sužiūrėsim savo, susitvirtinsim, gal, bandysim išeiti, viešai iš komforto zonos, ten galvojam, tiesiog biški visi tokie introvertiški, biški social anxiety, kažkas, kiek turi, aš tikrai turiu. Tai, kokį ten stand-upą nueit padaryti, nors ir nieko tu neturi tam patirties bijant sienos lipt, bet, padaryti. Kažką tokio. Aš sakyčiau, porinį šokas varykit. Aš galiu pareklamuoti Lindy Hopą pats, asmeniškai, bet poriniai čia nežinau, čia labai didelis iššūkis, nelabai gal. Nelabai, bet jis turi būti tos visus elementus, yra pasirodymo elementas, yra social elementas, nes tiek su kitu žmogum reikia bendrauti ir fiziškai liestis ir visa kita. Tai gal jeigu, tarkim, irgi priklausom, kurį tam porinį šokį. Kažką naujo reikia. Taip, kažką naujo, nes yra kultūrinis irgi aspektas. Ir tas toks, jis nėra, žinai, kad per vieną dalyką didžiulis challenge'as, bet jis ganėtinai platus gaunasi challenge'as. Bet tuo pačiu labai smagus. Man jis asmeniškai, Lindy Hopas specifiškai, labai jau padėjo, kai aš persikučiau į naują miestą Lancasterį, į kurį nieko nepažįsti. Ir kažkaip norėjau susirasti socialinių žmonių ratą, kad nebūčiau vienas. Ir tiesiog, tai pradėjau taekwondo lankyti, tai pradėjau Lindy Hopą. Ir Lindy Hopas tas ir gausi, kaip pirmą, tai irgi, žinai, 2 metrinis, Anglijai visi metro, žinai, šiam jau aukštas skaitosi, galvoju, fuck, čia bus liūdėsiukas. Bet pradėjom tą šokį mokytis ir žiūriu, kad, blemo, galiu šokti su visais. Ir taip, keista. Bet irgi, pirmą kartą aš pamoka baigėsi ir aš tiek šikau kelias, tarsi, kad, žinai, kaip pasaulis tiesiog siaurėja iš baimės, tiesiog iš anxiety visiško. Tai baigęs pamoka, sako, dabar jis eina, tiesiog šiaip pašokti, ką išmokom. Pasižiūrėjau aš visus taip minutę ir I'm out. Tiesiog pro duris išbėgau, tiesiog galvoju, fuck that. Bet džiaugiuosi kažkaip vis tiek buvo pakankamai tokio kabliuko, žinai, užkabino, galvoju, palauk, vis tiek aš šudinai ten, pašokam biškai taip. Gerai, bandysiu dar kartą, žinai, taip ir tai džiaugiuosi, kad nepasidėjau, nes ten po kokio gal jau 4 kartą supratau, kad this is the shit. Nes ir iš žmonos toks ir palaikymas, ir bendravimas, ir faina, ir mokymasis kartu. Bet būtent, kad aš, skaudimetrinis, ten galiu šokti su visais ir linksma, ir faina, ten gali, žinai, improvizuoti, žaisti. Nes būtent nemokyti tave šokti, ne rutiną daryti, nestato šoką, o tiesiog moko tave, kaip reikia šokti, bet kom, bet kada. Jo, ir turi jausti kitą žmogų, suklikinti ir suprasti. Ne? Taip, turi muzikos klausyti, turi save, žinot, kaip tavo kūnas juda, turi klausyti kito žmogaus kūno, kaip juda, žinai, bendravimas ir fizinis, ir verbalinis, ir, visi tie dalykai kartu ir veikia, bet tada, pavyzdžiui, per žaibus, su žmona. Groja ten metalas, ėjom pašokti, davai gerai. Nes gerai metalas, žinai, ritmas gerai jaučiasi dažniausiai būgna. Tobulą. Eini ir šokį, ir fain. Tai šitą rekomenduoju, tikrai, pasimanyti. Ir kadangi dabar irgi Gendis Kildukiškių kalėjime, tai tenais Lindy Hopas yra būtent čia studija. Tai aš tai patogu. Labai patogu. Neturi atmausų, kaip sakant, man atrodo. Na, jeigu ne darbo diena, tai tada visai gal ir galėčiau. Bet, galvoju, ja. Su Gentim, šiaip kažkokį fizinį dalyką, manau, visai gera idėja. Ir įvesti į idėjų sąrašą. Jo.
Nes irgi, čia labai jau tas literalus išėjimas iš komforto zonos. Tas jau komforto zonos kambarys, kuriam susirinkė kas kartą, tai vien iš jo išėjimas pro duris jau bus. Jau tai iššūkio dalis. O šiaip, kaip vis tiek, tai dabar anglakalbė gentis, tai dabar kiek iš jūsų lietuvių, kiek ne? Esam šiuo metu 2 lietuviai ir 2 anglakalbiai. Yra dar vienas anglakalbis, kuris vasarą, jis dabar išvykęs irgi. Tai šiuo metu esam 4 šią akimirką. O iš kur tie kiti 2? Iš Švedijos ir Škotijos. Švedijos ir Škotijos, okei. Tai kultūriškai ganėtinai panašu į Lietuvą. Ne per daug. Yra vienas iš Palestinos, tai galbūt jis biškai kažkaip toliau, bet iš tikrųjų tas nelabai jaučiasi. Ok. Nes man būdavo tas aspektas, žinai, ar iš tikrųjų, žinau, pusės savo tos vyriškos problemos, kurias pragyvenam ar perginam ar bandom išgyventi, nepaisant kultūrų mes per tas pačias einam, ar vis dėlto yra truputėlį gal išskirtinių kultūrinių aspektų iš skirtingų šalių? Sakyčiau, ganėtinai panašu, bet tas nice guy dalykas, tai kuo labiau į vakarus, ką žinau, Švedijoje, tai yra, manau, dar labiau ryškus. Gal netgi. Įdomu. Ja, tai tokių, bet šiaip aš taip bandau galvoti dabar ir nieko tokio labai ryškaus iš tikrųjų negaliu pasakyti. Vis tik ganėtinai artimi. Bet yra gal toksai skiriasi, kai kalbam apie kažkokias praeities dalykus. Labai gal skiriasi, kai pasakoja apie tą Lietuvą in the 90s ir tenais. Tai tenais jie pasakoja kaip apie savo tą gyvenimą, kuris daugmaž ir dabar taip atrodo. Tenais in the 90s vis tik buvo, kai įsigilini, tai buvo labai kitaip. Taip. Buvo, ja. Tai, bet šiuo metu tai nėra tiek daug tų skirtumų. O kaip žmonės, tai tiesiog bachūrai ir tiek. Aš tai taip žiūriu. Tai labai... Yra tų skirtumų, bet jie nedideliai. Tai mes nepaveikia mūsų kažkaip pokalbio, ar kad kažkas dėl to neveiktų. Vis tiek taip pat tam pačiam lygmenį suprantam, sakyčiau. Tai tokiu momentu, what the fuck, nebuvo. Ką? Ne, viskas kaip ir. Okay. O aš noriu pasakyti, tas Čivaris iš Škotijos, iš kurio miesto? Ne iš vieno iš didžiųjų, ne, turbūt? Ne, iš didžiųjų Edinburgo. Iš Edinburgo, ok. Nes galvoju, jeigu jis būtų iš Glasgow, tai 90-ųjų Glasgow'as labai, žinok, Lietuvą priminė. Gal jų karai buvo pastovus, žmonės buvo pjaustomi pastoviai, tikrai istorijų žinau tokių, kur first hand, čia experience. Kai 90-aisiais ypatingai, nes ginklai buvo uždrausti, tiesiog peiliai buvo dažnai priemonės, su kuriais eidavo. Tai būdavo, tarkim... Dirbi su to, kad turi tai. Visiškai. Ir esmė, kad kaip pas mus čia būtų, žinai, ten rajonuose karai, ten, žinai, ten tą gatę prieš tą gatę. Ten panašiai būdavo, žinai, kad tai kartais tiltas skirdavo, žinai. Vienu tiltu pusė prieš kitą. Tai ką, hebra susirinka tilto, eina pasirasborint. Aišku, ten labai greitai peilis įstraukam, šmakš, ir kažką padarė. Pakrito čiuvas. Ir ką, nejaugi dabar baigsi rasborkės dėl vieno padurto. Per tiltą meti ir toliau kapojasi. Tai taip, ir paskutinis kartas, kai toks buvo atvejis, skenduolio. Tai kai aš dar buvau Glasgow, aš į Glasgow atvažiavau 2008 ir man pasakojo, nes ir čia vakariniai dalykai Glasgow, universitetas, 2 universitetai, dabar tipo kultūriškai viską. Bet ir buvo, gerai, už vieno tilto, toks buvo namo rekonstrukcijos. Ir tos rekonstrukcijos, sako, jau 10 metų vyksta. Aš sakau, tai kodėl? Nes taip ir buvo. Nes paupį, pasarvai, prieš srovę ten toliau, irgi. Boras Borkas padūrė, numetė nuo tilto ir šiek tas lavonas išplaukė ant tų statybo aikštelės. Ir dabar, kadangi tai vyksta tas, criminal investigation, tai dabar negali tęsti darbų. Tai ten taip ir užstrigo renovacija. Tai dėl to turbūt ir užrūkė, kad jau trukdo verslai. Tai taip, tas, labai daug kas nori, žinai, turėti nekilnojamą turtą, žinai, su vaizdu į kanalą, į ežerą, į upę. Glasgow, priėjimas prie upės nebūtinai geras dalykas. Tai vieta. Jo, supratau. Šiaip įdomu, tada man kitas dalykas, turbūt, kad pirmasis, kuris pasakė, ta, kad ta tranzicija, kur laikas su facilitatorium ir paskui be, nėra tokia lengva. Tikrai ne.
Nes kažkaip, gal kiti paminėjo, bet atrodo, man vaizdas, klausantis iš šalies susidarė, kad ten tiesiog, žinai, būna kaip tas curlingo kamuolys. Kartu tas facilitatorius, tai žinai, kaip curlingo kamuolį laiko, vis kiek paleidžia, ir tiesiog jis taip ir nuplaukia, patingrašiai. Lygiai švelniai. Kas mums nelabai. Labiau kaip variklis, kuris biški kalną stumia. Po to, kai riedi žemyn, nebent turi labai stengtis išsilaikyti. Okay. Nes vien tik tai tam pačiam lygiai išsilaikyti, kuris buvo jūsų facilitatorium, tai jau tas. Jeigu dabar mes dar galbūt nesam to pasiekę, kaip paskutinis sutikimas su facilitatorium, sakyčiau. Okay. Tai toks, bet mūsų Gediminas, sakyčiau, buvo, jisai patyręs geras, gal kadangi anglakalbių pusė, tai jisai toks labai norėjo būti pats, tai sakyčiau, buvo labai mums tiko ir matė, su patirtimi jau buvo, tai labai, tiesiog buvo gerai ir veiksminga ir tas jausdavosi ir kitom dienom jau po susitikimo dar netgi jautiesi kitaip, tai va tą, tai yra, aišku, iššūkis sukurti tą sugebėt, bet daugmaž turim tas įrankius, turim kur kreiptis, turim kur paskaityti ir galim kreiptis tiesiogiai, tai manau, kad pavyks. Bet jeigu pavyks, tai jau reiškia, kad daug būsim nuėję, nes daug išmoksim. Tikrai. O tai kaip tada atrodė, žinai, tas pirmas susitikimas jau po to, kai Gediminas, I'm out, ir tada susirinka, tai ką tiesiog taip. Tai ką dabar? Tai mes tokį standartinį modelį paėmėm tiesiog. Paieškojom, kas šią savaitę tokį inner worką pasidaryti, biškai kažką papasako, turėjo temą, tai dar, kaip ir normaliai buvo. Bet po to, jau biškai taip labiau atpalaiduotai, bet jau pasijuto, kad nebelabai veikia, tai tada susigrėvėm, tai dabar, sakyčiau, judam dabar tobulėjom. Buvo toks biškai degradacijos metas, tai reikėjo suprasti, kad savaime nepasidarys. Taip. Ir turim pasidaryti patys. Svarbi pamoka? Taip. Tikrai. Bet žinot, tarsi, kad vėlgi, nes kai tas momentas sustoja, būna tokie dažnai baimė, čia bendrai gyvenime kalba, tai gal tiesiog paleis, jau vis tiek čia neina, aš to momento neužkursiu ir pasinat. Bet panašu, nebuvo to. Nebuvo. Nes, nežinai, tarsi, tokio momento visi galėtų, jeigu, tarkim, žinai, nežinau, jautėtės, kad, galvau, ką norėjau, man užtenka, daugiau, žinai, ar neįdomu, ar nebereikia. Tai labai galėjo, žinai, tiesiog, nukilint. Aš tai jaučiausi, kad veikia iki šiol, aš noriu, kad veiktų toliau, bet nebeveikia, net reikia kažką daryti. Ir sakyčiau, kad, kiti turbūt irgi panašiai vaibina, aš taip manyčiau, kad bent jau 3 iš 4. Supratau. Kad vis tik, nebeveikia, turi veikti. O tai tada... Noriu, kad veiktų. O aš nežinau, kad veiktų, bet ką reiškia tas, kad veiktų? Nes, žinai, sakai, kad grįžti namo, žinai, kad viskas fan, bet kokią tą, nežinau, prasmę, vertę tu gauni, kai veikia? Tai... sunkesnis klausimas, negu galvoju. Aš žinau, kas tai yra, bet dabar man reikia suartikuliuoti. Tiesiog atsiveri ten, kur galbūt neatsiveri ir tą turi ištraukti ir paskatinti. Kažkas, kas yra sunku. Tarkim, su feedbacku kažką pakritikuoti irgi natūraliai to nesirenki. Nerizikuoji. Nes jei žmogui nepatiks, vis tiek nepakeisi jo. Tai tą irgi turi biški per save persiversti. Ir kai kažkas tave, nepavadinčiau to sukritikuoja, tau patarė, sakyčiau, gal šiuo atveju. Taip. Tai ir tą išgirst nuoširdų dalyką su rūpesčiu yra labai nice ir pamatai biški kitaip. Tai tą prisivers galvot, kad kitas žmogus nebijotų tau savęs parodyti ir tau pasakyti, ką galvoja. Bet taip iš tikrųjų. Ne tai, nes dažnai taip, kai kažkas kažkokią problemą pasakoja, tarsi norisi lengviausia pasakyti, jau turi šabloninį teisingą atsakymą. Taip. Politkorektišką ar kažką tokio. Bet duot tokį, tikrą. Tai, ką iš tikrųjų galvoju. Ir tai dažniausiai niekada tai nebus puolimas. Vis tiek tai yra tiesiog, jeigu kažkas ir nepatinka, tai sakai, tai aš nusivyliau. Aš norėčiau iš to daugiau ar kažkas, tiesiog. Tai tada, tarsi palėti kažką giliau.
Ir tada pamatai kažką, ko šiaip už genčių turbūt per bendravimą sunkiai, net ir su labai gerais draugais, nu, dažniausiai ta sienelė būna. O čia nais tu bandai ją tiesiog nugriaut iš abiejų pusių. Ir jeigu tas pavyksta, tai tada labai rimta, labai tikra ryšio dalis, kurie tuo mačiu ir parodo tau save ir leidžia kitą lengviau suprasti ir pats būni geriau suprastas. Ir tada tas veikia. Kažkas tokio. Supratau. O šitas feedbackas, ar tai yra tik tai gavimas tau, bet ar ir davimas? Tai davimas ir gavimas abu. Nes tai yra du skirtingi dalykai, tai yra du skirtingi įgūdžiai, žinai, gebėti priimti kritiką, tas ir gebėti duoti konstruktyvą. Tai abu vienu metu veikia. Supratau. Nes, aišku, tuo metu, kažkokiu konkrečiu momentu, tai vienas duoda feedbacką, kitas priima. Tai va, po to apsikeiti pusę. Supratau, simetriškai veikia. O yra kažkuris vienas, kuris tau, žinau, labiau rezonuoja, ar sunkiau padaryti? Ar sunkiau priimti tą kažkokią, tarkim, neigiamą dalyką? Ar tau sunkiau išsakyti kitą? Sunkiau gal išsakyti. Išsakyti, ne kitą. Sunkiau, bet sugalvot, netgi, ką pasakyti, nes jeigu tu įdarai tą feedbacką teisingai, turi žiūrėti per savo nuoširdžią prizmę. Kas tave suerzino, kas tau turėjo kito žmogaus elgesys ar elgesio nebuvimas, tau kažkokias turėjo sukelti emocijas. Ir tada, kai duodi feedbacką, reikia tas emocijas atpažinti, įvardinti ir pasakyti, kas tau nepatiko. Nes jeigu feedbackas bus tiesiog teoriniam lygmenį, tai aš manau, kad tu turėtum tą geriau daryti negu tą. Tai čia ne feedbackas. Čia diskusija kažkas tokio. Tai vat per tą vat atrasti sudėtinga yra, sakyčiau. Ir dar biškai reikia drąsos tą pasakyti. Bet, kartais, kai turėjom tą jau kaip kai išėjo facilitatorius, tai vieną feedbacką aš jau žinojau, kad reikia feedbacko, nes aš jau turiu ką pasakyti. Labai gerai. Jau žinau, ką jaučiuosi, mane šitas erzina, jau reikia šitą pasakyti, nes blogai. Tai vat tada va toks ir jis puikiai suveikia. O priimti tai taisyklė tokia, kad tiesiog turi priimti ir nebandyti ten, nes kartais būna noras, tai pateisinti, paaiškinti kažką tokio, kaip čia, iš karto būti advokatas savo pačiam, sako, ne, tiesiog priimk, daryk šitą informaciją, ką nori, laikykis, nesilaikyk tau, aš, tik tau ir nenori nieko atgal. Ir mes turim tokią taisyklę, kad, nes, pagal tas, kaip ir galim sakyti, instrukcijas, tai yra, po feedbacko, po sesijos jau gali, yra laikas pasisakyti, jeigu nori kažką paadvokatauti, išleist tą, žinai, kad nelaikyt gal. Tai mes turim taisyklę, kad ne, gavai feedbacką ir tiesiog turi. Yeah. Deal with it. Geras. Ar norėtum geriau pažinti save, tobulėti kaip asmenybė ir surasti palaikantį bendraminčių ratą? Jei taip, užsiregistruok į Gentis. Šiuo metu yra formuojamas naujos grupės net 8 miestuose, taip pat ir virtuali grupė internete. Prisijungęs turėsi savo ratą, kuriame galėsi geriau pažinti save, atvirai kalbėti su rūpimais klausimais, mokysies efektyviai ir pagarbiai spręsti iškilusius konfliktus. Prieš savo kolegas jausi atskaitomybę ir norą siekti asmeninių bei profesinių tikslų. Užsiregistruok į Gentis jau dabar. www.gentis.lt. O kitas dalykas man dar įdomu. Hobiai. Hobiai. Ir tavo, ir šiaip ir Gentainių. Ar yra sutapimo, ar nėra? Ne, nėra. Kol kas nelabai. Su vienu Gentainiu buvom, ten Jagą nuvažiavę praeitą savaitgalį. Nežinau, kada bus paplaudintas šitas podcastas, bet, žodžiu, dabar filmuojam vasarą. Tai tik tai su vienu Gentainiu, bet čia toks sutapimas keistas, mes susitikom Gentyse, tiesiog. Po to jis įsidarbino ten pat, kur aš, dabar jis sėdi šalia manęs darbe. Aš buvau jo mentorius. Nes jau pažinojau, sako, žinai, čia toks, sako, atvyksta švedas, įsidarbint, sako. Ir taip kažkaip sakė vardą, aš taip, ar jo pilnas vardas toks ir toks, sako, jo, kažkur tai žinai, sektos man. Tai taip... Jo, tai ten visai, tiesiog labai daug bendrų dalykų yra ir jau
Ir aišku, per gentis žmogų pažįsti, tai ganėtinai gerai. Nu taip. Jau taip jau kitaip. Tikriau netgi daugelį atvejų. Tai negu šiaip savo kokius kad ir senus draugus. Tai va. Su kitais dėja nieko labai daug bendro, hobių prasme. Bet aš ten, šiuo metu dėl to programinimo labai daug man laiko suėda, aš ir savaitgaliais netgi prie to pasėdžiu. Taip, tai jeigu randu laiką, tai mėgstu nueiti į salę, papumpuoti, arba dar turim toją fakyrų grupę. Tai ugnį pasukiojam, ir ten jau senai tą labai užsiemam, tai irgi tai artimi ryšiai, tai tiesiog negalėjau irgi paleisti. Tai ką kiti gentai, vienas yra gan jaunas tėvas, tai jisai dar kol kas labai daug dėmesio reikalauja, tiesiog su vaiku būna. Kitas, galėtumėm turbūt daugiau kažką nuveikti, bet dar kol kas nepersidengia mūsų pomėgiai. Tai už genčių kol kas dar nelabai daug bendravimo, išskiriu su vienu. Supratau. O tai su tuo, kur užgenčiu tai jau pardavo, tai ar štanga, ar su ugnim? Kuris tą kuršinai hobių, žinai, tas liečiasi. Į festivalį varom. Festivalį, okei, supratau. Manau, kad ten ir muzikinių skonių gal yra tokių bendrų dalykų. Tai tai tas festas, tai apart darbo, bet šiaip jo. Štanga, jisai irgi kilnuoja, bet tas galėtumėm kartu, bet mes jau kadangi kartu dirbam. Jau per daug. Tai jau kaip ir okei, žinai. Ir dar plus aš ten, jeigu į salę nueit, aš dažniausiai taip labai introvertiškus įdėjau ausinės ir tiesiog varai. Tai yra, aš labai stengiuosi medituoti, bet man medituoti kažkaip sunkiai sekasi. Su štanga? Be štangos. Gerai, aš galvoju. Sėst, čia ir dabar aš apie nieką negalvoju. Tai man tas biškai sudėtinga yra, man reikia tą prisivės, atsisės. Tada kartais, jeigu gerai pasiseka, tai labai fainai, nori likti meditacijai. Ir išėjus, taip, jauti, kad atsipalaidavai visą ką, bet tas vis tik sunkiai sekasi. Man į salę nueiti, tai visą laiką yra saibys. Ten išsipumpuoji, medituoji, darai gerai, dabar 30 kartų. Ir mintis atsipalaiduoja. Jo. Tai čia... Visą tą... Tai prasme, ir kūnas gerai jauties, išeini salės, muzika geriau skamba, eini kietesnis jauties ir sveikesnis. Moteris labiau šypsosi, vyrai labiau šypsosi, ne? Jo, visi. Dėl to, kad pats šypsosi galbūt. Taip, ir plus rėmas, iš karto išsipūtęs, vis tiek kitaip žiūri žmonės. Jo, tai tas tiesiog daug duoda, bet jo, man toks introvertinis dalykas. Bet galvoju, kad, gal vėliau biškai irgi, bandau derint laiką, pridėti prioritetus, labai noriu daug visko veikti. Turiu daugiau energijos negu iki psichologijos ir genčių, dabar galiu, atrodo, daug ką veikti, tai jo, tai tas, sakyčiau, darbas, mokslai ir gentys jau suėda, dar ta ugnies sukiojimas biškai laiko suėda, tai taip mažai gal jo lieka kartais. Bet kas sporto prasme, tai aš džiudžitsu norėčiau, bet tas Džoko Vilika visai, vis tiek visi iš genčių žinos Petersoną, Viliką. Gerai, gal šitos du tai tikrai. Goginsą gal? Goginsą. Nebūtinai jis toks biškiai outsideris. Roganą, aišku, žinos. Tai per Roganą žinos daug tokių, bet, tarkim, bet taip negiliai, bet Petersoną jau giliau žinos. Bent jau. Ir Vilinką irgi dažniausiai žinos. Aš čia Vilniuje yra tas A-Force BJJ klubas, aš lankiau tenais, gerai pasakai, COVID-as, kur uždarė, kaip aš galėjau eiti. Tai irgi ten klausėte, iš kur žinai, kaip šitai, bek visi per Džoko. Kažkas net turėjo jo tą gypą nusipirkęs iš Amerikos atsisėdęs, ta prasme, kur Discipline Equals Freedom ir esu pamiršau, kaip jie vadinasi tą kompaniją, kur gamina būtent BJJ gydai. Jau nusipirkęs, o tai galvoju, nice. Ne, reikės kada dar paklausyti, senai neklausau podcastų biškinį. Tai. Aš dabar nesiniai mačiau, vis dar neprisėdu paklausyti, yra Andrew Huberman, kur neuroscientist. Kas toks? Andrew Huberman. Jis turi labai gerą savo podcastą, būtent apie neuromokslą, neurologiją, iš kinikai mokslininkas apie tai kalba. Jis buvo pas Džoko atėjęs ir žiūri virš 5 valandų podcastą, yes, va čia važiuosim. Skanus, turbūt skanus. Jo, kai tokius skaičiukas pamatau, man širdis apsalo iš jauks, nes aš tiek su double time, tai 5 valandas 2,5 vadinasi jau gera sesija, dar seniau, jeigu aš neįsėdė, klausai visą laiką susikopėt, jo, nes šiaip Džoko labai lėtai kalba. Jis labai tas, kiekvienas žodis turi svorį, kas yra fun, bet jeigu ilgai klausytai, man labai reikia pasigreitinti.
Šiaip neveikia taip. Nu, man tai patinka, taip ramiai, nes aš dažniausiai klausau kažką veikdamas. Mm. Tokiu atveju, ne tai, kad klausau. Ja, tai aš irgi, kad čia kažką veikia, ten ar gaminė, ar dirbi, ten ar video atvarkai, kas tai bebūtų, klausaisi. Vis tiek kažkaip gal jau įpratau prie double time per kokius jau 7 metus. Nu, daugiau. Ja, aš tai bijočiau, nes man bijočiau, kai kažkokia mintis užkabina, kartais norėtų ten biškį pabūt. Pauzą. Ja. Viskas. Tai tas toks, bet jeigu kažką veikia, dažnai, tiesiog eina toliau. Ir turi pajaust, kad jinai užkabina. Tai toks, nežinau, jeigu labai greitai, tai... Ai, nežinau. Gal ir gera idėja, gal ir ne. Tipo, man. Tai manau, jau žinai. Ja. Matai, aš tiesiog, mama dabar, pavyzdžiui, Rauganą klausantis, ar Petersono, ar Džoko, man, kai aš viską double time klausau, man čia yra jų standartinis kalbėjimo tempas. Man nesijaučia, kad kalba, kad tiesiog čia yra, nes kaip tik, kai aš išgirstu žmogiškai kalbant, aš ten single time, man ten būtų, kas jums negerai flegmas, dabar, what the fuck? Bet tas man... Ne, smegenys išmoksta, manau. Šiauriai kaip pripranta. Iš tikrųjų, prie double time ten gal savaitę užtruko. Ir jau žiūriu, sweet, jau. Nebuvo, kad visiškai komfortabilu, bet jau žiūriu, kad čia nėra tokio what, žinai, kur pastovi vis vyjasi. Tiesiog buvo, čia susikaupus reikia, žinai, pasistengti, bet paskui žiūriu, be problemų. Ir sakai, vėlgi, ten podcast'e 2 valandos, ten po valandą. That's better. Žinai, ir aba valandos jau tarp pusvalandį iš vis ten vos ne. Kavą begeriai galiu suklausyti, žinai, laidą. Sweet. Čia biškai, šalė. Ne, okei. O šiaip, čia biškai randomis, bet pagalvoju. Žinai, skaivat, iš vaikystės, gal labiau iš paauglystės, tas introvertiškumas, žinai, nenoras apie save kalbėti, gėda ir atėjus. Kada štangos stumimas atsirado? Kai grįžau iš Danijos, grinai. Ne, šiaip tai sportavau anksčiau, bet be štangų dažnai galbūt namie, irgi introvertiškai. Mokykloje dar. Po to, kai prasidėjo studijas, tada nebesportavau visai gal 4 metus. Iš viso 6, dar Danijai 2 metai. Tada grįžus, bet aš jo po studijų aš gal svėriau, po mokyklos svėriau kokius arti 9. Po tų 6 metų svėriau gal 7 kokius. Holy shit. Taip, buvau, matosi iš nuotraukų tiesiog kaklas siauras, jau toks sunykęs į nieką beveik, tai taip, tada pradėjau varyti salę. Aš jau mačiau, kad aš sunykęs, jau buvau silpnas. Ir, galvoju, reikia užsipumpuoti. Ir iš tikrųjų gan greitai, taip, jau žiūriu, jau gorila jau matosi. Jau. Tai kiek tas greitai? Porą metų? Per metus gal. Per metus? Per metus, sakyčiau, iki 8. What the fuck? Kokius roidus, ta prasme, teko lakt, kad tai padarytų? Ne, aš jau kiekvieną dieną be išimčių beveik. Wow. Bet aišku, mitybą tai reikia susitvarkyti jau, kad tą leistų. Ėdi viską, ką matai. Čia visai... Gan paprasta. Ar mes kalbame nesasandartininkų, tiesiog vien vištienos krūtinėlė su ryžiais ir morka su brokoliu? Šiaip, kad būtų sąžininkant, tai kad kiaušinių daug, juk vištienos tiesiog nusipirka, ten pokais nusipirka, užsišaldai ant radiatorius, greitai nutuodam. Tai vištienos buvo daug, tiesą pasakys, jinai tokia pasidarė be skonio, tai neįdomu. Tai darydavau vištieną ir su grikiais, tai tiesiog. Ir saldžiarūgščio padažo gautųsi toks marmalas ir po salės tai petitas užkyla, tai vis tiek suvalgai. Ir gerai būna. Nice. Nes jau mano akimis tai labai gerai užsipapavęs. Dabar jau. Dabar taip gan stabiliai, 8 kokie 4 kažkas tokio laikosi. Super. Bet jau čia, reikia rimtai užsibrėžti, kad daugiau varyti. Tai dabar aš gal iš tikrųjų mažėju kol kas, bet tipo, okei. Nes čia dėl ko tas preambulas, gal, žinai, dėl to nepasitikėjimas ir visą kitą. Nes pas mane kažkaip, galvo, iš tikrųjų 2 dalykai tokie vos ne priešpriešos. Tavai, kad jeigu aš susidarau savę ir būtent save graužiu viduj, tai būtent tokio dalyko kaip štangas, į sportą įma bėgti, tai išėjimas iš žmonės, kaip ir parodimas savo, ten, tarkim, kiek neišstumė ar neišstumė, ypatingai, žinai, nesportavus ilgą laiką, tai užsimindyti 30 kg, žinai, ant kurtinės ir žiūrėjau, tu čia, žinai, viskas lūžta mano sąnariai. Ne, tai iš pradžių vos tik nueini į salę, tai dabar tai totaliai man pohui kiek aš keliu. Man pohui ir žiūri, nes iš tikrųjų tai niekam irgi neįdomu. Taip, kiekvienas savo pasaulį.
Bet, iš pradžių tai jo atrodo, kažkas čia žiūri ir mane gal teisė, sako, čia šitas metas, aš ten iškeliu 10 kartų daugiau, žinai, kažkas tokio, pat toks atrodo, kad... Man tas vis dar atrodo. Vadėl dar klausiu, kaip tu šitą perlipai? Nieko specifiško, tiesiog varai, kol, sakyčiau, pats tampi toks, nežinau, kuris galėtų į kitus žiūrėti ir tada matai, kad, kad tu gerbi jos, kad jie atėjo vien tik tai dėl to. Okay. Pagalvojus, kiek daug žmonių neatėjo. Tiesa? Bet jie, kaip tarkime, vardinčiau, žinai, bediniai demonai, tai savikrušos visi, žinai, ir tokios saviplakos net iš dalies. Tai tiesiog kiekvieną dieną, kai eidavai, tai ten ir būdavo irgi. Prisistato kartu, persirengia, ne, į sportinį režimą ir maždaug davai kartu dirbam. Tai būdavo. Ir pas tave, a ne? Pas mane gal, iš pradžių su treneriu, bet šiaip aš vienas, iš esmės, Tai, aš taip kažkaip man toks ir, toks meditacinis dalykas dar, kad man patinka vienam. Aš kažkiek ten gal ir dabar kartais tokios draugų dienos pasitaiko, bet šiaip neieškau. Tai visai daug kokybiškesnis sportas vienam, iš tikrųjų, man. Kai bus jiu-jitsu, bus tada geriau keliesi, bet šiaip kol kas vienam. Vis dar tokį pagalvojau, kad gal dabar man labai fainai kažkas manęs paprašo padėti. Kažkas, kas nežino kokio veiksmo. Tai va taip, ne tai, kad aš neteisiu, aš tiesiog, noriu, kad jam gerai būtų tiesiog. Aš neįsivaizduoju, kad pasišaipytų. Aš nesu salėje matęs, kad kažkas, tai atrodo labai nerealu, kad kažkas iš tavęs šaipytųsi sporto salėje. Man paauglys yra tas buvo, gal man dar vis užstrigę. Kai ką aš lankiau, nes nergi, žinai, pats su visokių sueina, tai va tas atsimenu buvo. Tai gal čia to pas mane žinai lenda vis dar. Paauglystė šiaip ten ir dar tais laikais, gal ten prieš daugiau nei 10 metų jau iš tikrųjų. Wow. tai gal buvo ir kitaip viški, bet, šiaip paauglių hebroje, ten kapojasi turėt laikyti. Jo, nieko nepadarysi. Labai įdomu. Bet dabar tai, nežinau, nieks pirmąjas nemanau, kad prieis kažkas, ir aš pats tai nedaryčiau. Tai. Ir šiaip, gal biški ir laikai pasikeitė, ir kultūra gal biški jau kita. Iš kurios pusės? Iš tokios, kad, būtų, kad net ir jeigu ir paaugliai salėje būtų, nemanau, kad jie lystų vienas prie kito per daug. Dabar. Geras klausimas. Manau, kad gal biški pasikeitė. Bet, aišku, nežinau. Aš manau, kai dar jiu-jitsu buvau nuėjęs, irgi, kalbėjau su treneriu, sakau, tai būna kažkaip, kad Marozo atėjo. Sako, aišku būna. Tai sako, kaip jiems? Tai sako, realiai jie turi tik 2 kelius. Pirmas yra, jie arba sugeba per savo ego perlipti, tarsi atsimarozant, nes jie ateina, nesvarbu, koks kačiokas, tarsi jis prismaugia tikslingai parinkti žmonės, ir arba jie sugeba su to pralaimėjimu ir prisismagimo visiškai be silpnybės jausmų susigyventi arba ne. Tada arba pasilieka, arba žino. O sako, o jeigu tie, kurie ateina ardytis, tiesiog, kaip sako, yra enforceriai, yra, kada vyksta sparingas, kažkaip pamečinimas, su kuo reikia, ir tie žmonės niekada negrįžta. Tarsi tokių, kaip sako, ypatingai jiu-jitsu, tas marozinimas visiškai neturi nei vietos, nei gebėjimo, tarsi ta visai kultūrai mokymosi, kuri yra. Nes man tas labai patiko, man labai sužavėjo ir tikrai noriu grįžti, kad tai yra labai kooperatyvus dalykas. Nes, kaip aš sakytų, žinai, važiuoju, aš viskai šalį, žinai, tai bandom. Gerai, ten darom, žinai, judesius, ką aš šiandien mokomės. Mane pasmaugai, aš kaip visiškai idiotą. Labai gerai. Ir aš jiems sakau, ačiū, kad pasmaugai. Ką galėčiau daryti, kad tau kitą kartą būtų sunkiau mane pasmaugti. Sako, dėk ranką čia. Gerai, dėdu ranką čia. Ir iš tikrųjų jiems sunkiau smaugti. Tada kitas neįnaima. Ir vienas čiuveris irgi pasakė, žiūrėk, pradėjo, sako, tu vienintelis žmogus, kuris dėkoja, kad pasmaugau. Imlus, taip, bet tai reikščiau, kažkaip daug mokosi, bet bet tas man labai fainai, kad sakai, ką man daryti geriau ir pasako to, iš tikrųjų. Tai tai vis tiek čia biški kaip žaidimas. Visiškai. Ir jeigu ten varai grinai plaktis, tai tada ten labai, labai netinka. Nes visą laiką duodi tiek, bet ne per daug. Jeigu esi geresnis, sakyčiau. Ten paskui kažkaip natūraliai tas išeina, jeigu nesi marozas.
Nu, žodžiu. Ja, bet kadangi, sakau, Marozai tai lygiai nepasiekė, tai vadinasi ir taip ir išėjo. Nes matau, man yra tas tikras grožis, kai žiūrėjau, kai ten, tarkim, treneris su kitais, irgi, kurie treniruoja tas žemesnio diržo. Jie tiesiog, tokį demonstracinį rolą. O tiesiog taip, rolą, gerai, tokį kamuoliukas juda, tiesiog vienas pozicija, antras, trečias, paima. Ir man toks gražus vos nešokis, bet aš žinau, kad jie tiesiog eina žudo, bando, žinai, ten kiekvieną sąnarį pasiimti kaklą, ką tik nori. Ir sukas. Ir gal, tokį lygį taip norėčiau pasiekti, nes tas taip fun. Jo, kai labai gerai moka, tai atrodo lengva. Jo. Čia kaip gitarą grot, geriausiai gitaristai viskas, žinai, kai nemoku, tarkim, dabar aš nebegroju senai, bet kai mokiausi, tai taip viskas įsitempia ranka, senais, kaip tos kordus čia kažkaip, žodžiu, ir ten taip, kad jeigu net ir gerai išeina, bet visas toksai, jeigu gerai moka, tai tiesiog vos pirščiukai juda, tai nieko. Tiesiog gražau. Tiksliai. Kompetencija, meistriškumas. Tai jo. Jo, tai džiudžistas, sakau, būtinai pamatyk, kad sakau, tą A-Force. Jo, aš senai galvoju ir vis dar ne ten. Tiesiog, eik, kaip tiek. Nes ten, matau, jie, galvoju, 3 kartus per savaitę. Pradinukams yra? Jo, aš galvočiau vieną, bet savaitgalį, reikia, kad būtų dabar. 3 savaitgalį, šeštadienis. Na, tai jo, tai vieną dieną per savaitę šeštadienį gal visai būtų variantas nuo rudens. Just right. Ja, gal paskui pateiks, gal kitus dalykus. Užsibrėžiam. Deal. Iššūkis yra, žinai, savo, labai gerai. Ne, ir jeigu šitas eirins rudenį podcastas, ir tai jau galėsiu įsijungti ir, tai turiu nefeilint. Net dabar jūs įpareigoji savo ir prieš mane, ir prieš tuos tiek klausys, žinai, tai jau viskas. Reikia. Labai įdomu. Nes, žinai, tas aspektas būtent, žinai, to fizinio perlipo savimi. Ar buvo koreliacija, žinai, kai pradėjai dirbti ant sąsnų, žinai, kai skirybą, žinai, buvo šūdas, žinai, pas psichologiją, visą kitą. Ar štangos stūmimas pradžia sutapo su tuo laikotarpiu? Pabaiga ar ne? Tada, čia jau taip ramesnis karantinas buvo. Tada salės vėl atsidarė, pradėjau grįžinėti. Bet šiaip tai, nesusiję. Štangas stūmiau, grinai grįžęs į Lietuvą ir buvau labai sulysęs. Tai, nesusiję su tuo. Bet aš, gal po skyrybų aš veda, atsirado daug laiko, tarsi. Tai tada pradėjau normaliai pumpuoti, nes šiaip tas yra fainai, geriau, sveika ir tą, nežinau, išpumpuot blogas emocijas, čia taip labai prastai skamba, bet taip yra. Ne, supratau, tikrai. Tai net ir nenorėdamas tenais, aš šiaip vis tiek, kai, biški šūdas, tada mažiau nori ir kažką daryti ir eiti, bet tiesiog prisiversdavau dar su šituo, kol vėl tapo fun. Tai, iš dalies sutapo, sakyčiau, iš dalies, kad aš naudojau kaip vaistą. Aš tą norėjau paklausti, nes, sakyčiau, neretas dalykas, ką sugalės, kaip būtent, žinai. Čia vienas iš tokių, nėra labai geras vaistas, bet labai universaliai tinkantis visiems. Vos ne taip, sakyčiau. Vienas iš tokių geriausių, kur gali tikrai parekomenduoti, jeigu imsis, tai veiks. Neišgelbės, bet veiks. Bet nebūtinai išspręs gyvenimą, bet pasatysiu už tokią bazę, ne? Jo. Ne, ir šiaip biški ten, žinai, labai, kad reikia atgaivinti biški testosteroną, žinai, biški papumpuoji. Taip. Biški, tada gali, jau turi energijos kitiem dalykam. Tai va toks, visiems rekomenduoju. Liuks. O dar vienas dalykas man užsikabino. Kai užtruko biški laiko, kol buvo fun. Ką reiškia fun štangą stumt? Gal man tiesiog, čia yra oksimoronas. Nežinau, kai tiesiog pakankamai, kai iš rutinos pavirsta hobio. Tai yra, kai iš iššūkio pavirsta poreikio. Kažkur toks momentas man su šito, sakyčiau, buvo. Nežinau, galbūt man tas tiesiog savo kūno pajutimas man tiesiog malonu, gal netgi, kai išsitempia raumenys. Tiesiog toksai ir, sakyčiau, iš dalies tas galbūt smegenyse tas susijungia taip, kad tu žinai, kad tau bus po to geriau, bet vis tiek nenori pradėti, bet tai galų galės smegenys suprato, kad tau bus geriau po to ir
tau lengva pradėti dėl to. Ai, persipagama ir realiai tą Jo, barjerą. kažkaip, Aha. jo, kad tu tingit, čia tau reikia taupyti kalorijas, nes tu gyveni savanoje ir taip toliau. Ir tasai keipmeno šūdas kažkaip persivertai tokį, kad ne, čia zaibys yra tau. Aha, geras. Tai vat kažkaip tiesiog ganėtinai natūraliai, sakyčiau, tas atsirado. Ir toks dabar, jeigu aš noriu į salę nueiti, jeigu aš turiu laiko, aš noriu, nes bus zaibys. Kiek laiko užtruko? Dažnai, grubiai. Nežinau, gal pusmetį kokį. Eina kasdien. Nu, vos ne kasdieną, jo. Ką, damn, nice. Tai daug laiko to šiam palyginus. Tokį, Nu, nežinau, kaip sakot, 9 dienų nuo iššūkio iki įpračio. Tai sakyčiau, čia gal daugiau netgi, bet jau taip, sakyčiau, aiškiai tas jau, Taip. jau pasijudo, kad yra kitaip. Tai Awesome. Žiūrėsiu, galvoju, man irgi labai reikės dėl savo sportavimo susimastyti. ne, tai visų pirma, Daryti svarbiausia, nežinau, didžiausias iššūkis yra nueiti. Ten jau, ar tu kažką labai padarysi, nes, būna tokių dienų, kai, neišsimiegojęs, pavyzdžiui, labai sunku kažką daryti, tai tada, darai mažiau. Bet, jeigu nueini, tai jau yra pusė, 8% darbo nueiti gal. Nes jau kai nuėjai, tai jau būtų labai pamanė tiesiog išeiti, tai vis tiek kažką padarysi. Jo, tiesa, jau gerai, pasidarysim, bet vieną. Tiesa. Aš manau, mes, kai dar Lankastą gyvenau su žmona, buvom irgi trenerį pasiėmėm, nes norėjom, kad irgi gal padės, trečias žmogus į tą įsivažiuoti. Mes būdavo trečiadieniais 6 ryto jau turėjom būti žymę. Iš vienos pusės, tai, pusė 6, žinai, keliesi ant šis skrandžio važiuoji nuo šūdas. Bet iš kitos pusės, kadangi buvo įsipareigojimas tam žmogui, sakiau, sutariai. Tai kažkaip, gerai, varom. Ir tarsi kiekvieną tą rytą, tai kiekvieną čia, vieną kartą per savaitę, nes kiti turėjo būti intencija vieną kartą džymę su treneriu, kiti 2 kartai namuose. Tai pradžiai tai 2 kartai namuose buvo, paskui vieną kartą, paskui ten irgi liko vieną kartą per savaitę, žinai. Bet vis tiek, ką tada irgi supratau, kad per tos metus vieną kartą per savaitę žymę užtenka, kad palaikyti nulinę formą. Tai nebedegraduoja. Kas yra okei. It's good to know. Čia minimumas. Ne, tai tas, kuo diminishing returns, čia eksponentiškai mažėja, kuo daugiau eini, tai tuo tau tas mažiau turbūt atneša naudos. Tai tie pirmi, tie reti nuėjimai, jie labai reikšmingi, bet aišku, jeigu eini 5 dienas per savaitę, 6 dieną nuėjęs, tai nebedaug kados, čia toks tiesiog. Bet jo, kartas per savaitę yra jau neblogai. Nu jo, teisingai. Jeigu full body, yra tokių, kurie daro gal 2 kart per savaitę, tai full body padaro ir zaibys šiaip. Ir auga. Auga iki tos, kiek natūraliai užauga, bet tipo fit. Tiesiog fit. Nebūtinai ripped, tai toks, kad jau. Taip. Bet jau prie gero švietimo, tai gal ir netgi. Aš maniau, kad nuo fit iki ripped yra skirtumas mityba. Nes vos ne fizinis Ne, darbas. tada turi, kad ryškiai matytųsi, turi riebalų nebūti. Taip. Ir biškiai gal ten to spjautytis daug vandens mažiau ir taip toliau. Bet. Ne. Bet aš dabar pamenu, ten tas buvo, kaip ten, Ryan Coleman, man atrodo, vienas iš tų kultūristų buvo, ten amerikiečių juododis, ten tiesiog yra what the flying fuck, pasižiūri tą kūną jo, ten yra absurdiška, kaip jis atrodė, nes mane, man atrodo, gal atsimenu. Kai 2 metrai aš taip, tiesiog jis taip atrodė, tiesiog horizontaliai, insane. Ir aš galvoju, šiaip tiesiog apie tokio lygio kultūrizmą, kad jau pasaulinį lygmens, kaip, gal tiesiog man, kad aš visą laiką, man šiaip raumenį kažkaip buvo sudėtinga, nepaisant kiekvieną ar vaikščiau, nevaikščiau, kaip tokius susiaugina kūnus. Neįsivaizduoju, čia jau genai privalo kažkaip. Tai jo, daug kas, manau, kad dažnai tai būna, kad vis tik tai turi gimti. Jo. Nes daug kas tiesiog galbūt, ir su daugeliu atletų jie yra atletai, nes jie gali. O gali dėl to, kad tokie gimė. Ir tiesiog, nes tas lengviau jiem. Tai, jo. Bet jo, su Kulmanu, nežinau. Aš jaučiu plus ir čytina. Aš tikrai, man... Ne, ten sakėte, visi steroidinė, bet vis tiek, kad nepasito, kad visi steroidinė. Jis už juos vis tiek, dar per vieną, kojos ploti didesnį, žinai, what the fuck. Jo, čia toks, tas kultūrizmas netaikau. Labai toksiškas dalykas, bent jau istorijai. O strongman? Netraukia? Ne, nelabai. Nežinau, bijau. Aš labai atsargiai iš tikrųjų sportuoju. Aš jau bijau. Nežinau, tą raištį nusitraukiau prieš porą metų ir nusitraukiau lygioje vietoje. Pagalvoju, net jau pasenau. Tiesiog pašokau ir nusileidau kujolai ir viskas. Kažkas poptelėjo ir tiesiog
Kelis nebeslaikas, tai bry. Jesus. Operacija, ten mėnesį su ramentais. Nu, jo, ir taip. Dabar yra taip. Va, dabar toks, tai. Nu, tai, ja, strongmaną nežinau. Nenoriu to pilvo strongmaną dar, kuris dažnai būna. Tai paskui, žiūrėk, kaip viskas nusikatino, lašinį dabar ript. Na, nu gal. Nu, ir manoma. Nes aš, sakau, irgi esamino galvosiu apie, žinai, bendrai, koncepcija tokia, strongman, aš ant tokį jaučio pasidarimą. Gal aš labiau norėčiau Iron Man. Vat šitas man tas irgi, man tas daug labiau žavi. Kažkaip endurance'as mane daug labiau negu jėga žavi. Gal labiau Goginsas mane žiauriai sužavėjo, kai pirmą kartą pamačiau. Nes jau, what the fuck? Turi tiesiog bėgti tol ir turi varyti. Skauda ir turi varyti. Čia kaip iš Genčių festo labai grinai šitas, labai daug tos filosofijos buvo, kad šūdas, bet galima. Ir gali. Jo, ir darai. Nu, ir darai. Man tai patinka tą perskaičius jo knygą, audio knygą, aš perklausiu iš tikrųjų, net tie, kas nesat klausę, labai rekomenduoju audio, negu fizinę, nes labai kietas formatas. Visi pats, ne? Ne, jis yra įgarsintojas, tarsi įgarsino knygą, bet tarp skyrių, arba net skyrius vidurė, yra kaip ir interviu komentaras, tai jis dar papildo knygą pats. Tai žiauriai fain padaryta, aš tikrai rekomenduoju. Liuks. Ir man ko labai sužavėjo tą knygą, jo istorija, kad, nu, žiūri į dabar, tarsi, nu, insane atletas. Tarsi, tikrai man biškai, kartais sunku suvokti, kad čia yra irgi žmogus kaip ir aš, kuris tą sugeba padaryti. Bet iš pusės, žinai, gali nurašyti, nu, tai šis visą gyvenimą, žinai, nuo mažens ten bėgiojo ultra, žinai. Jis buvo fat fuck, ne? Buvo fat fuck, žinai, jis svėrė 107 kg. Ir ten, kaip jis sakė, kai jis pradėjo bėgioti, jis nubėgo 200 metrų, užduso, apsižlimbė ir parėjo namo, nes sako, viskas tik tiek galiu, žinai, o jam reikėjo ten numesti 40 kg per 3 mėnesius, ar kažkas, nu, 90 svarų, tai jo 40 kg grubiai. Reikėjo numesti per 3 mėnesius, kad jį priimtų į kariuomenę. Jis padarė tą. Bet irgi, ta visa istorija. Ir vat supranti, kad tie visi, žinai, kur atmazai lenda galvoja, tai pasteismė, tai čia jis toks, ten ar anoks, jis matai, oi ne. Aš daug geresnėje situacijoje ir nepadarau net kruopelės, kaip, žinai, būtent tas šitą vieną dalyką, kurį jis, aiškiai, dedikavo savo gyvenimą. Ir galvoju, wow. Ok, tai vat, ir kažkaip pasavio tada tie vidai tie pasteisinimai, kurias turėdavau, būtent kodėl aš nedarau šokio fizinio dalyko, jie tiesiog prarado svorį savo. Ir kai būna vėlgi išlenda, išgirsakau, nu ir, jie tada gerai vėl slėpiuosi. So, yeah, makes no sense. Bet bent kartą reikia įveikti. Kad užčiauptų. Reikia, tikrai. Aš pamenu, kai žiūrėjau, sakiau, kai jis Moabą bėga. Moabas yra 240 mylių lenktynės Amerikoje, ten per kalnus, per viską, ten temperatūrų skirtumas trasoje būna nuo plus 30 iki minus 20, nes būna iki kalnų viršūnės. Gal girdėjau podcastą šitą, kaip jis kažkas, kaip vištieną kažkokią valgė. Jo, ten insane. Bet vien pagalvoju, 240 mylių, tai 360 maždaug kilometrų, nekeisto, 380 kilometrų lenktynės. Tai jo, nubėgti iki Klaipėdos, ne? Jo, nuo Vilniaus. Tik dar prastuvaru per kalnus. Ir per kalnus, ir per slėnius, ir per karštį, per šaltį viską. Ir ten, man atrodo, jis įveikė ten per 68 valandas, tą liko antrojo vietoje. Ten kitas šios pusantros valandas, bet, man atrodo, greičiau, bent tais metais paėmė. O ten trečia vieta jau ten už 3 valandų vėliau, tas buvo ten visiškai, bet jis irgi, normaliai, žinai, tokias lenktynės, beveik 3 paras bėgi, ten irgi, nu, ten, man atrodo, ten viena vieta buvo sustojęs, nes ten čiūna kažkas liktis buvo tais metais. Truputėlį. Ir tai padaryti. Ir tiesiog galvoju, gal čia nesąmonė. Tai žmogus tai neturėtų fiziškai kaip padaryti. Bet tinkai, žinai, kaip pagalvoju. Jis sako, aš 5 km nubėgu, žinai, man didžiausias gyvenimo pasiekimas. Čia fucking 400 km, žinai. Ir tada jis baigia, tada dar 20 atsispaudimų ir, žinai, toliau važiuoja. Ir galvoju, what the fuck? Ir tiesiog, ir tas matau, kad ne, va, žmogiškosios fizinės ribos, va ten. Ir tai dar nepasiekiu, nes dar nemirė. Nes mirtis tik būtų fizinė, žinai, ribų pasiekimą. Ne, nu tai jau pilnai save tiesiog nugalės, užčiaupęs. Jo. Užčiaupęs smegenis. Jo. Ir tada, žinai, labai pradėjau žuvėtis ir ultra, šiandien maratonas ultra, šiandien Ironman, aišku, ir galvoju. Bet kažkaip tas mane būtent ištvermės aspektas, nes gal tai yra ne tik fizinis, kai atrodo fizinis gyvulis, bet būtent... Ne, labai daug su galva, manau, kad jie turi padaryti. Jo. Darytum Ironman, ruošiesi? Ne šiemet tikrai, bet, nu, tokia idėja, jinai tokia tolima, bet jo, bet jinai žavė. Ai, tai jau psichologiškai ruošiesi.
Ja, pamažu. Prie skausmo, nežinau. Tai dabar jo biški užsiėmęs, kadangi karas vyksta, dar kariuomenė, galvoju, užsirašysiu ten, dar pavaiščiusi, pabėgos. Reikės, žodžiu, pasportuosim, gal reikės ir bandyti kažką. Ja. Planai būtų smagus. Tai vat su gentainis varykit. Ne? Jo, bet reikia, gerai, dar vienas iššūkis įkalbėti, kad iš viso, dar reikia pradėti nuo kartą per savaitę į salę nuėjimą, manau, čia jau bus rezultatas. Dabar jam prasieiti kokį, tarkim, 10 kilų. Jo, galbūt kokį žygį padaryti, tai būtų nice. Čia berods, nes apie Vilnių labai daug įvairiausių trasų ir tai turėtų būti lengva tą padaryti. Jo, nėra labai sudėtinga. Žygį, buvo kažkas, kas tam papaustino, siūliau. Kažkas iš Gentainių žygį be maisto per naktį, be palapinių, mėgmaišį. Aš tai bent jau taip svartu pasiūliau Gentyti, sakau, čia extreme shit, what the fuck. Supratau, ne? Jo, na, bet šiaip jo, sugalvosim kažką. Sugalvosiu, paspausiu, pažiūrėsiu, kas gausis. Šiaip, aš tai viena, aš jūs pats, nežinau, Lietuvoje, bet pabushcraftin. Dabar išmokti, žinai, va ten... Mes su survival tokia biškai? Jo. Tai irgi, ten nėra, kad labai nepatogu, bet tiesiog tai, reiškia, mėgoti gamtoje, ten savo susirėstam pastogė, kažkokiam, žinai, iš šakų, iš lapų ar kažkas tokio. Irgi. Maybe? No, maybe. No. Maybe not. Ja, pažiūrėsim. Čia biškai ilgas kelias, tiesiog, bent jau su Gentainiais ilgas kelias. Ja, manau. Dabar, aš vis matau, visas gentis, kai ateina, susitinka ir sakote hu kartu, ne? Padarykite hu ir 10 atsispaudimų. Bum. Kelias pradėtas. Ne, šis tas. Ir tai dažnai Pavlovo responsas būtų. Yra skambaliukas. Palaščia, ką aš čia darau, čia teisinuosi, kad ilgas kelias ant tiek, kad net neverta bandyti. Ką aš čia darau? Klausimas būtent, jeigu taip, tai taip, o jeigu ilgas kelias, vadinasi, reikia susiskaidyti mažesnius žingsnelius, kad galėtume iš jų nueiti, tai yra planavimas. Tai yra labai skirtingi dalykai. Ja, tai va klausimas, kurį darai. Ne, dabar aš darau atsikalinėjimą, manau, kol kas, bet supratau, kad aš tai darau. Tai... Good. Tai ja. Tai gerai, pradėsim įdėti iššūkius susitikimo metu. Ja, čia gera idėja. Ir daugiau negu 10. 10, ne. Mažai. Gerai, 10 handstand push-up. Nu, jau pagal fizinius gebėjimus. Pažiūrėsim. Įvertinsim. Arba, žinai, kol feedback duodi, tas įtūpsto pozicijų, žinai, arba plenkinė. Ir turi duoti, žinai. Nes dabar šiemet prie Genčių festą, matau, ne tavo gentis laimėjo spartiškiausias genties, ne? Ne, šiaip, mano anglakalbių gentis, tai mes, jie išvažiavo gan anksti, iš tikrųjų. Ja, nes ten labai daug viskas yra per kalbėjimą ir kai jie angliškai varo, tai jie, šiaip pabendrauti su žmonėm, bet nelabai kur gali dalyvauti. Tai ne, mūsų gentis nieko nelaimėjo. Tai vadinasi, you take it personally ir kitais metais. Kitais metais jau biški papušinom, kad bus biški anglų kalbos. Galbūt daugiau anglų gentainių. Nes dabar visai, sakė, rudeniui galbūt lengviau surasti. Kadangi 50-50 yra. Pusė lietuviai, pusė užsieniečiai pagal gentį turėtų būti, tai dabar užsieniečių gal netgi lengviau rasti negu lietuviai yra. Nice. Nes gal jiems to pačiu ir labiau reikia, nes jeigu čia atsikraustė, ar čia dėl meilės, ar dėl kokio darbo, tai bet, jeigu jau toks vyresnis vyras, tai be connectionų, tai čia toks yra žiauriai. Čia dar geriau negu, galbūt ateina tik tai draugų ieškot gauna, o tipo, wow, visokio daug daugiau negu tikėjais. Tai jo, tai manau bus daugiau anglakalbių genčių ir feste bus bent jau linija veiklų anglakalbių, bent jau vieną liniją. Čia labai būtų geras augimo momentas, mano galva. Pačia organizacija, bet aišku, ir pačiam festivaliui. Tikrai būtų šaunu. Pritariu. Sakė irgi kitokio to gilumą, turtingumą atneštų. Tam savaitgaliui. Kur aš šiaip aišku, ten jau dabar netrūksta. Yra. O šiaip tada, gerai. Dabar jau apšilom, tada tas rimtasis klausimas. Ką tau reiškia žodis vyras? Va. Kaip ir norėtųsi savybių sąrašą kažkokį pateikti, bet jisai, ten visokio narsa, ten bla bla bla, bet bendražmogiškai, kažkaip tas vyriškumas turėtų būti atskirt nuo moters. Tai va dėl to man toks, sakyčiau, kažkas galbūt būtų su rizika. Tarkim, biškai
nebijot rizikuot, pavyzdžiui, būtų viena iš tokių netinka. Turi būti, vyras, ne moteris, ne? Nebūtinai, nes aš tai sakyčiau... man vat su šituo sunku labai yra išskirti kažkas, kas būtų daugiau negu pimpalas iš tikrųjų šiuo atveju. Gerai, nes tiesiog tikras vyras, tai yra tiesiog tikras žmogus. Ir, su visokiam gerom savybėm, to pačiu ir suprasti, ir perprasti kitą, ir aukotis, ir spręsti problemas, o ne kurti, ir visokių, žinai, basic shit. Bet tai toks, kad vyras šiuo metu galbūt, tai yra, gal aš lyginčiau su, kas yra vyras ir berniukas. Gal taip galvot kaip nors. Gerai. Kad vyras tas, kuris jau yra suaugęs. Ką reiškia suaugęs? Subrendęs. Tai reiškia, kad daro tam tikrus veiksmus, supranta savo emocijas, supranta galbūt kitų emocijas. Toks, tuo pačiu galintis labai daugiau yra ramstis negu našta. Sakyčiau, daugmaž turi tokio tiek praktinio, tai yra tokio bendrojo intelekto ir emocinio intelekto, sakyčiau, išvystęs, žinantis, kaip gyventi, kaip dylinti su savim ir kaip elgtis. Nebūtinai, kad, nesakau, kad turi būti protingas, tiesiog, kad, gal biškai susiję, aišku, bet tas, kad žinotų, kaip elgtis, iškilus problemą ar sunkumam ar kažkas tokio. Tai gal kažkas į tą pusę, bet aiškaus apibrėžimo ir nebus iš manęs tikrai. Ne, tai čia nemanau, kad reikia. Nėra vieno, dėl to ir klausiu. Bet toks manau. Bet dabar pagalvojau, kad gal kad tai yra, subrendęs žmogus tiesiog. Nes aš galvoju, kad tu skaičiai, kad vyras moteris iš dalies, bet pavyzdžiui... Pagalvok, Nausėdą su Grybauskaite pastatyk ir pasakyk, kad tai vyras yra. Tai tipo, fucking. Pritariu. Nes esmė, kad man atrodo, nevyriška nereiškia moteriška. Yra skirtumas, mano galva. Yra vyriškas, tarkim, būtų nevyriškas, o moteriškas, nemoteriškas. Ir čia yra skirtingos klasės, žinai, elgesio. Tai va toks paprasčiau. Ir tada galvoju, pavyzdžiui, gerai, tada, o kas būtų nevyriška tada tau? Kas mane gal, asmeniškai labiau erzina, tai gal tokie, vienas iš, kad mikros manipuliacijos, tarkim, buvimas auka, toks, tas buvimas auka, tai yra labai, labai turbūt daug apimantis. Tiek ir, pasidavimas tam, tokiam dėl tavo nesėkmių yra kalta aplinka, ir galbūt taip ir yra, bet tu, nieko su to nedarai, tiesiog kaltini aplinką, kurios nepakeisi galbūt, ir, galbūt dėl to esi piktas ir taip toliau, ir tiesiog tame sėdi, trūnyji. Bandymas kažkaip sumanipuliuoti, išpešti užuojautos iš kitų dėl to. Galbūt toksai bėgimas nuo tokios atsakomybės, nuo akistatos, tokios, kurios galbūt kai ko nebijai, bet kai kurių dalykų bijai, tarkim, ir bendravime, ir ten yra šeimoje ar kažkur, tai va toksai, toks maroziškumas, gal bandymas, dirbtinai kažką parodyti, reikalauti pagarbos, gal, žinai, jaunas marozas, suaugęs reikalauja pagarbos, toks jau senesnis, tarkim, labai tokį perstuoja. Tas, tiesiog jaučiasi, sakyčiau, ganėtinai neblogai. Ir jau kai tokių dalykų pas tave, jeigu, matai, kad tu žmogų tokių kaip ir nėra, dalykų jisai pažįsta save, savo emocijas ir supranta savo situaciją ir supranta tave, tai tada gerbti labai ir lengva ir automatiškai tas gaunasi. Jeigu labai kažkas labai jaučiasi, kai kažkas yra ne taip, kai tavo tave jau kažko kaltina, neprisima pats atsakomybės už save ar už aš savo veiksmus, kad ir paprastai, žinai, tiesiog tai va toks ir jaučiasi, kad, sakyčiau, nevyriška, toks, galbūt į tą tiktų. Ir aš tą taikau savo, gal šitas savybės, kuris išaiškinau, tai irgi ir pas mane gal biškai tokia yra. Bet
Bet jeigu esi self-aware, tai manau, čia jau yra gerai. Tikrai gerai, nes sėdėtam rūkė vidiniam, žinai, būtent arba ignoruoti, arba tyčia, arba netyčia. Nes kad jis tiesiog būna, dar nežinai, ko nežinai apie save, savo įdas, savo problemas, savo spragas. Ir jo, net pirmas dalykas jau būtent ta self-awareness, kad patyrinėti ir suprasti, kas jūs manim biški off. Net užduoti klausimą, ar esu patenkintas tai, kaip elgiuosi visose situacijose. Čia skaičiau, toks bazinis geras klausimas, žinai, užklausti. Nes jeigu taip, arba labai tu žmogus esi apakęs visko, savį, arba tu jau esi, Jėzaus statusas esi pasiekęs krikščionybės atžvilgiu. Ir kas, šaunuolis, bet labai abejoju ant tų variantų. Čia tobulybė. Jo. Ir pasakyčiau, čia tas geras, bent, užsikabinimai klausimas, nes galvoju, kaip aš tą savo analizavau. Nes mano tas irgi, sakim, self-awareness visas kelias prasidėjo irgi einant pas skyrybas. Ir va toks savo, žinai, uždavimas klausimą. Arba aš dabar galiu nieko nekeis gyvenime ir vėl ant to pačio grėblio vėl užlipsiu tokio šūdo, nes, toks pat elgesys tiek tą patį atkreivęs anksčiau vėliau. Arba laikas pradėti galvoti ir nuo pat pradžių, kur aš kažką blogai darau. Ir ką blogai darau, tai reiškia, kad kai pasilgiau, nesijaučiau patenkintas savimi. Ne tai, kad ten situacija gerai, blogai baigėsi, bet aš savimi likau nepatenkintas. Ir buvo daug darbo per kampą. Bet čia geras požiūris, labai pradėt, manau, kad, kuo aš buvau nepatenkintas, nes, tarkim, jeigu aš tai taip, gal ne dabar, bet, tarkim, anksčiau truputėlį labai nedaug anksčiau, sakyčiau, kad koks mano konkrečiai elgesys buvo neteisinga metodika siekiant tam tikro rezultato. Tarkim, o ne, ar man patiko ar ne, čia jau nesmė. Aš kažko siekiu, tai ir aš teisingai tą darau. Bet klausimas, ką teisingai? Ar teisingai, ar to vienintelis matas, ar gavai rezultatą, kokį norėjai? Bet čia mano galva... Ne, tai yra, ar aš pasirinkau gerą standartinę operacinę procedūrą, kad tą pasiekti tam tikrą... Supratau. Toks, labai... Pragmatiškas. Jo. Emocijos čia ne prie ko, aš kažkas... Bet va čia šitą vietą man... Tai pas tave, žinai, gera pradžia šitą, kad... Tiesiog skirtingi dalykai, skirtingos analizės, nes tavo analizė yra labai teisinga būtent, jeigu aš analizuoju, žinai, būtent objektyviai situaciją ir žiūriu, kokie buvo outcomes ir noriu ką keisti savo įrankiuose, bet tai nereiškia, kad aš gerinu savo įrankius. Ir kitas dalykas, vadinasi, tu mastai, ar aš galėjau pakeisti aplinką, kad aplinka paklustų man, kind of toks iš dalies yra, aptarčiam lygmenį. Iš dalies, jo, arba kokius aš pasirinkau, metodą, žinai, gal net ar kažkas tokio. Jo, nes mano gal mąstymas yra, žinai, kad kuo toliau aš mąstau apie sistemą nuo savęs, nuo savo būtybės fizinės, tuo mažiau kontrolės aš ten turiu. Nes jau savy neturi 100% kontrolės, kaip mes vis laiką žinau. Tai va, kuo toliau, nežinai, pavyzdžiui, kalbu apie tave, aš labai turiu mažai kontrolės. Jeigu kalbu, tarkim, apie tavo draugą, beveik 0, žinai, apie prezidentą, ten šis tikrai 0. Ir esmė tada, žinai, galvoju, tai ar man tada apsimoka dėti energiją, laiką ir mąstymą ir gruzą, mąstyti apie dalykus, kurių mažai galėsiu kontroliuoti, turėsiu įtakos pakeisti bent kažkiek, bet kurią pusę, ar susifokusuoti ten, kol daugiausiai turi, nes į save. Ir tada aš tą susimažinęs, kad būtent, ar aš likau patenkintas, nes ta visa kontrolė situacijos yra tik čia. Ir vadinasi, jeigu kokios dalykai, kur ar vieną ar kitą pusę norėsi keisti, tai nebent jau bus galimybė tą keisti. Nes situacijų nepakeisiu, tai kad gal nesuks ir receptai, tai visi dalykai. Tai kažkaip, tai mano galvoje susidaro. Čia irgi ne iš karto. Čia okay. Gerai, aš jau galvoju iš karto, ačiū biškį. Ačiū, tai išsiskyriau. Tai gerai, į save sufokusuosiu dabar. Tas nusprendimas, kad man reikia įsianalizuoti, kas buvo blogai, tai buvo ganėtinai momentinis. Šiaip gal man irgi toks, man patinka toks posakis, tiesiog, kad kažkas kažkada kažkur pasakė, kad kažką darai, kai nieko nedarimo skausmas tampa didesnis negu kažko darimo skausmas. Ja. Tai toks momentas ateina, sakyčiau, labai taip ir pasijudo, kad, su manim kažkas yra. Ir bet negaliu būti toliau toks, nes bet užpisa. Bet į save žiūri užpisa. Tai tiesiog taip. Ne, tai man irgi momentinis, sakyčiau. Bet čia irgi, žinai, iš dalies
įdomu, kokie faktoriai nulėmė, kad užpisa ir tu nutarai, gerai, savo I'm gonna do something about it, nes kaip jūs žinai, tas nevyriškas elgesys, žinai, kaip, nu, tau kos, vaikai neprisimeta, žinai, vis ieškai pasiteisinimo. Tai nuo to ir pasidama toko, nes jūs sakai, okei, po neužpisa. Ir dėl to kaltas pasaulis. Kad man, žinai, kad aš save užpisu, ar mane užpisa aplinka, žodžiu. Ir sukasi tą spiralį, man atrodo, vis gilin, tą tokį būtent, nu, nevyriškumą, kaip dabar, žinai, tą tavo perspektyvą, kaip apsibrėžiam. Nu, tai šaunuolis, kad, žinai, galvo, no, fuck that. Keičiam kryptį. Na, man net nėra čia tokio kažkokio, nepasakysiu, žinai, nepaaiškinsiu gerai, bet sakyčiau, kad, nu, tokia vis tiek turi biškai nugrimsti į tokį, turi tą, nu, supras, kad čia tu, bet turi būti pakankamai ryškų tasai, vis tiek. Bet kad aš čia supisau ir net nežinau kodėl, bet žinau, kad aš. Tai... Čia gera pradžia. Subakti, kad jo, it is me. Jo. Nu ir kad jo, kad tik tai save ir gali pakeisti šitą. Jo, bet aš sakyčiau jau per visų pirma, per savęs neapykantos kelią šitą, bet kad reikia save pakeisti, nes dabar, nu taip, kad aš ant tiek šūdas, kad jau užpisau. Ir, va. Ai, čia taip. Ja. Tai jeigu kažkaip psichologija pasakiau, aš taip pagalvoju, bet aš noriu mirti ir būti kitas kažkas. Sakau, galima tą padaryti. Tai, nu, labai kažkaip gerai suprato, ką aš turiu omeny, iš tikrųjų. Nesavižudybė, iš tikrųjų. Sudeginimą to, kas negyva ir naujo užauginimą vėl viduje, ne? Na, taip, ja, tai biški holistiškai čia, bet ja. Nu gerai, Fenikso istoriją savo pasidaryti. Ja. Taip maždaug, ne? Ja, kad jau. Nes kitaip psichologija galėjo. Ha? Savižudybė? Štai piliulės ir mėgšti kambariai. Prašom apsilankyti. Ne, tai pasisekė. Tai, bet manau, kad čia nėra toks uncommon. Iš dalies, bet man nežinau. Žinai, kaip sakai, nu, Lietuva pasikeitus, tarkim, paaugliai pasikeitė. Ir aš tikrai milžiniškai pritariu po 12 metų. Užsieniai būnant. Ir visuomenė tikrai, man atrodo, pasikeitus. Nepaisant to, kaip bandoma brukti visokius polarizavimus, ekstremumus, Bet kitas dalykas, aš nežinau, ar tas optimizmas, kurį mes dabar abu dalinamės apie tokią, gal skaičių, bendrą, tokį brandos lygmenį pasikėlus, žinai, kad žmonės vis dėlto gal geba į save truputėlį, self-awareness, iš tikrųjų turi tokį bazinį lygį, kad galėtų žiūrėti, neusimarosinti iki gyvenimo galo. Ar čia tik dėl to, kad iš tikrųjų taip yra, ar tik dėl to, kad mes tą patys pasidarėm ir, kaip sakyti, šitas pats, žinai, kai pusliai įsprendai, tu nematyt atsakymą nebegali. Kind of. Ir dabar, ir dėl to, kadangi mes iš tą esam praėję žingsnelį, tai mes vadinasi jau tą ir visuomenę vertiname, žmonės vertiname truputėlį kitų kampų. Ir gal truputėlį, yra tos, žinai, labiau pasižiūrėjimas ir įvėlgi, nes vertini gal labiau tapatimas taip, kaip tu esi arba kaip norėtum būti. Tik save reflektuoji, žinai, permeti ant kitų. Ir nežinau, apie šitą tikrai nemažai sugalvojęs ir nežinau, koks teisingas sakymas. Čia iš dalies klausimas, žinai, kas tai yra objektyvi realybė, kurioje mes gyvename ir kaip į tą objektyvumą įsimatuoti, bet šitą vieną klausimą, žinai, pasimatau, kaip žinoti, ar iš tikrųjų mes gerėjom kaip visuomenė, ar tik tais aš, kadangi pagerėjęs savo akimis, man tik taip atrodo. Ir nežinau, kuris esi. Ne, aš tai manau, kad gerėja visuomenė, gan tvirtai tuo tikiu. Dėl to, kad, nepasakyčiau, kad mano tiesiog aplinka atrodo kitokia. Pirma, ir ta informacija mane pasiekė, kuri galbūt nepasiektų, kai buvo in the 90s, ten, žinai, vyresnieji visi posovietiniai, neturėjo tos informacijos, kurią turim dabar. Dabar mes ten kokiu, žinai, kaip dabar, tarim, koks Petersonas, tai yra, toks kultūrinis fenomenas, gal kurį galima atskirai analizuoti, bet tiesiog, yra problema ir užkabino ir visi daugmaž jaučiam, kad čia kažkas yra ir toks, tą mus pasiekia, sakyčiau, kad vien tik tai, tiesiog mes turim tos informacijos ir čia ne tai, kad aš žiūriu kitaip, bet šiaip, kad save tvarkyti ir pas psichologus vaikščio, tai yra prieš 10 metų gan retas tai darytų, o dabar tai jau tampa popsas, tai prasme, mano daug draugų tiesiog atvirai, anksčiau buvo gėda, tarkim, jeigu eini pas psichologą, tai tipo, kažkas čia... Kas jau negerai. O dabar jau, jeigu eini pas psichologą, reiškia, tu tvarkaisi, tu sprendi, tipo, jau toks požiūris kitas yra ir reakcijos kitos, tai tas tiesiog tampa, norma, kad tu esi toks aware, kad,
kad visi mes turim problemų ir arba sprendžiam arba ne ir toks tas vis dažniau. Tiesiog tas man taip matosi dabartiniai, nu bent jau mano daugmaž bendramžių lygmeniai. O su vyresniais galbūt, nu irgi dažniau sprendžia, bet jau taip, jau rečiau. Taip. Jau ten yra teisingas gyvenimo būdas, o ne ten kažkoks, žinai, plavinėjimas, paieškos nuolatinės, žinai, ir gilinimasis. Yra tiesa kažkokia. Tai dabar, manau, kad visuomenė to, bent jau man tai atrodo, kad yra daug daugiau ir aš tiesiog su tos augančios visuomenės dalis, kad aš irgi galvoju, tiesiog, žinai, kažkaip sprendė. Tai tikiuosi, kad taip ir tiesa. Nes čia problema, žinai, kad gal čia yra tik tas burbulas, kuriame tu gyveni, tik tai su kuriuo bendrauji ir tik tai tą matai. Gal yra biški burbulo, tas burbulas truputį labiau į tą pusę, bet, kaip čia, yra kalnelis, bet jisai, dregina vis tiek, nežinau, gausiu pasiskirstymą, gal aš esu labiau ties vidurį, bet ir šonai padidėja, tiesiog. Tiesiog centriukas tiek pajudės jau į dešinę, jeigu tarkim dešinėje būtų progresas, arba self-awareness, ne? Iš tos pusės. Šiaip aš dabar net kitą dalyką, žinai, irgi prie to pačio, kad tu sakai galvoji, kad šiandien nesvarbu iš tikrųjų, ar čia burbulas ar ne burbulas, nes jeigu yra pakankama kritinės masė žmonių, kurie taip elgiasi ir jie apie tai viešai kalba, tai lydina savo pavyzdžių, realiai. Ir tada nenori tas per antrinius, rytinius, ketvirtinius poveiksmius. Kiti žmonės, kurie gal apie tai niekada nebūtų galvoję, turėjo priešišką nuomonę, tarkim, pas psichologai. Jie staiga mato, čia nėra taip tabu, nes žmonės apie tai kalba. Ir žinai, gal pirmą 10 kartų galvoja, kas čia tokia, žinai, tokia pasišlikštėjimas. Irgi normalizuoja tą emociją, nes, žinai, išjaučia ir žiūri, niekam nesvarbu. Taip, gal čia kur nesvarbu. Tačiau tokie, man atrodo, vidiniai mechanizmai irgi. Tada jau tu esi ne prie hebros kažkaip vienu momentu. Ir tada platai. What the fuck. Ir gali būti, kad vis tiek tas, žinai, liks ten požiūris, vis tiek gal niekas žmogus neįs pas psichologą, bet jau to tokio griežto nusistatymo, man atrodo, irgi jau pasislinkęs bus. Aš taip įsivaizduoju, kad visuomenė tai toks kaip milžiniškas laivas. Ir jis taip po truputį į kažkurią pusę vis sukasi, vis plaukia, bet dėl to, žinai, pokyčiai yra lėti, bet jie visą laiką vyksta. Manau, Lietuva gal visai greitai šitą istoriją, aišku, labiau su savo... Šiaip aš čia per 12 metų Lietuva idiotiškus žingsnius į priekį padarė. Nes man psichologiškai Lietuva buvo įstrigus 200 metais, susišaldžius, kai aš išvažiavau į Angliją. Reikėjo, po 12 metų reikėjo grįžti atgal, aš labai nenorėjau grįžti. Ir paskui, kai supratau, dėl to, kad aš galvojau, kad aš grįžtu 200 metus. Ir aš galvoju, tikrai nenoriu laiku, žinai, atgal grįžti, kažkaip toks, visiškai jautėsi. Viską, that makes no sense, žinai. Ir tada nusprendžiau, kad gerai, grįžtu į naują šalį, kur nieko nežinau, ir man reikia sužinoti, kas čia dabar naujo. Ir va tada, kad tokiu, žinai, atvirų požiūrių, grįžau, stebiu ir žiūriu, kaip kas veikia, kas neveikia. Blemba. Per 12 metų čia yra idiotiškai pozityvas. Viskas, daug kas veikia ir turi ką veikti. Taip, ir juda, ir priekį, ir žmonės. Pirmą kartą, kai perėjau tiesiog Vilniaus gatą, čia per pandemiją, 20 Liepą, einu ir jaučiuosi, kai gerai, einu per Europos sostinę. Ne tai, kad kažkokia Lietuvos didmiestį ar kaimą ar miestelį, whatever. Europinė sostinė, eičiau Kopenhagoje, Stokholme, nesvarbu. Nes sostinės turi biškį kitą vaibą, europinės, kai prie jas vaikščioti. Negaliu paaiškinti, kodėl, bet yra toksai. Ir Vilnius jau visiškai tą turėjo. Okei, supratau. Labai level upinam per tą laiką. Tikiu. Ir man toks irgi tada optimizmas atsirado gerai. Bus įdomu grįžti į Lietuvą, kaip čia seksis. Tikiuosi, kad gerai. Aš gerai. Dabar sėdim čia, kalbamės, tau nebūsiu galės padaryti prieš porą metų. Tai awesome. Prieš porą, manau, gal aš būtų. Ne, pandemija buvo galima. Ne, tai tada tiesiog ne vienas prie kito. Tai per Zoomą. Jo. Bet ir klausimas, ar būtų, žinai, ne tas pats. Jo, ne tas pats vis tiek. Nes, jo, tikrai. Gyvas bendravimas jis turi tikro žavesio. Ir aš šiaip tai irgi gal biškai iš paskutinių klausimėlių toks, gal įdomesnis. Kaip sakyčiai, savo genise vis tiek bendravimas gilesnis toks, rimtesnis. Tarkim, net jeigu lyginant, kaip sakyčiai, su savo draugais. Buvo, kad, pavyzdžiui, po pabuvimo gentyse pradedi biškai pervertinti, tarkim, kai kurias draugystės, kurias turi. Ir galvoju, blema, čia su tom žmogui, kaip visai paviršutiniškai, žinai, nieko gilumo nėra. Tas kartais trūksta gilio, atrodo, bet aš to per daug
Nu, per daug ties to, nes, nu, man tas per daug netrukdo. Okay. Na, šiaip, jeigu geras draugas, tai gali tą gilį biški timtelt, jeigu tau jo reikia. Bet šiaip ne problema. Aš sakyčiau, gal biški kai kurios draugystės prarado vertę, kaip psichologija pradėjau vaikščioti, tiesiog biški pradėjau, nu, kas toksiškų žmonės geriau atpažinti. Tai jau gal tada atsimetė, sakyčiau, tai dėl to taip nesijuto su gentim. Tai čia per aukos pusę? Tai toksiški žmonės ar abuse? Na, per aukos. Tai va tada, bet šiaip, jo, per gentis, nu, jo, kartais, nu, kai paragauji biški to tokio gilio, tai kartais norisi, taip atrodo, biški šneki ir taip truputį apie orą, bet gali pats daug papušint, nu, ne tai, kad papušint, bet jeigu pats biški truputėlį atsidarai daugiau, tai dažnai ir kitas žmogus biški sureaguoja ir... Jo. Man tai, kad jis būna fan. Taip atrodo, išmokau tą netgi ištraukti, bet, nu, netraukti, bet tiesiog traukiu apie save kalbį ir ištraukiu iš kito kažkaip, net neklausdamas. Jo, nes pravėdė duris tiesiog, man atrodo, įleidė tą gebėjimą. Atrodo, kad tam gal lengviau pasitikėti ir panašiai, nežinau, bet tas, sakyčiau, jo, nu, kartais jo trūksta, bet kita vertus jo netgi padaugėja ir užginčių. Tai va, tai. Labai gerai. Nes aš tai kartais mėgstu tiesiog labai giliai įmesti, tiesiog va, irgi santykius, kažkai, kur jau senesni draugai ir, nu, apie gilį, tarkim, niekada nebuvo. Ir tokio, žinai, iš karto, jeigu dūtino šaunį. Ir labai įdomu, žinai, žmonių reakcija pasirinks. What the? Ir iš karto, gring, kaip kitas skydinis humoras jungiasi. Ir šiaip įvairios tokios reakcijos, ir atmetimas iš karto būtent gynyba įsijungia tokia emocinė. Ir toks nepasitikėjimas, lyg, žinai, važiuoji penktą bėgių į priekį, dabar atbulinį jungi, tiesiog visas mažiau, what the fuck? Bet tada ir įdomu, kad iš tikrųjų, net jeigu taip nušauna, gerai, tai mažai biškai sugrėžini viršų, bet iš tikrųjų gali tose pokalbėse labai gerą gilį išlaužti. Tokia lengva šoko terapija. Ne, reikia nebijoti tą padaryti, iš tikrųjų. Man, aš sakyčiau, dar man baisu būtų dažnu atveju. O kas atsitiks galvoja? Nežinau, nėra labai racionali baimė, bet dar gal aš pats nelabai pakankamai pasitikiu, kad norėčiau eiti tą, nu, sakyčiau, aš dar turiu ką veikti. Ja, taip. Ja, dar čia labai daug visokių ten baimė ir visokių šūdų dar esu self-aware, bet dar nesutvarkęs, nepafeisinęs tų demonų. Tai, bet gerai. Labai gerai, nes tas kelias yra labai smagus, mano bent patirtim. Aš kiekvieną kartą, nes tų demonų atrodo, ne, iš tikrųjų gal ir mažėjo. Dabar tokie didesni, gilesni demonai jau lenda, žinai, kurių irgi reikia daug darbo. Bet net tokių dalykų, kaip tokį gilaus pokalbį įmetimas į draugų rate, kur to nedaro. Pas man tiesiog irgi, aš labai to bijojau, toks stresas, anxiety buvo, bet skavai, aš vis kaip Goginsą prisiklausęs, maždaug, let's fucking do it, ir tiesiog tokį žaismingumą, nu, let's see what happens. Ginai, lyg numetį bambiaškis į stalą vidurį, nu, kas dabar, ir tiesiog išstebė. Ir kai tokį žaismingumą atsinešiu tą, tai toks žingidomas, gal mano mokslininkas tada biškai labiau įsijungia, toks irgi šaltesnis, tiesiog tos emocijos gal labiau pasislėpė. Bet paskui irgi supratau, kad man nieko nebūna. Tiesiog irgi fun, juokingas, nu, aišku, ir įdomu, ir smalsu, ir tiesiog irgi šiandien tiesiog tokį gerą laiką apturėti. O that was fun. Reikės dar pamatyti. Ne, tai nėra ko ir bijoti. Tiesiog, bet jo, tokia biški rizika, bet ne visur yra. Taip. Liuks. Nu ką, ačiū labai tau. Ja. Už labai tikrai fainą, smagų, gilų pokalbį. Tai ačiū tau, kad pakvietei. Liuks. Nu ir ką, iki kito karto. Iki.